Labas vakaras. Lietuvos televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš Italijos, iš Treviso miesto, iš Palaverdi arenos, kur čia Eurolygos čempionato rungtynėse netrukus susitiks 2 A grupės lyderiai iš 3. 3 komandos pirmauja A grupėje, iškovojusios 3 pergalės ir patyrusios po 1 pralaimėjimą, tame tarpe ir Kauno Žalgiris. Na, o šiandien čia susitinka aikštės šeimininkai Treviso Benettono krepšininkai, jų varžovai praėjusių metų Eurolygos finalininkai Tau Ceramicos krepšininkai iš Ispanijos. Aišku, mes Treviso Benettono gretose labai norėtume šiose rungtynėse išvysti mūsų Ramūną Šiškauską, tačiau nors buvo vilčių ir buvo kalbama, kad galbūt šis krepšininkas jau pasirodys aikštėje šiose rungtynėse, tačiau gydytojai ir toliau neleidžia aktyviai sportuoti Ramūnui Šiškauskui, kurį, kaip žinote, persekioja pastaruoju metu nugaros skausmai. Ir pagal paskutinius duomenis Ramūnas Šiškauskas greičiausiai dar negalės žaisti apie 2 savaitės. Taigi šiandien mes Ramūną Šiškausko aikštėje nepamatysime. Kalbant apie traumuotus žaidėjus, yra traumuotų žaidėjų abiejose komandose, tačiau galbūt šiuo atžvilgiu didesnės problemos yra iškilusios Tau Ceramicos komandai. Joje nebus 2 žaidėjų, tai jaunojo gynėjo Roko Leni Ukičiaus ir taip pat nebus puolėjo Sergio Vidalio. Tai ko gero tikrai rimtos problemos, rimtos netektis Tau Ceramicos komandai. Na ir dar vienas dalykas, jog štai dabar jūsų ekranuose naujasis Tau Ceramicos komandos treneris. Po to, kai praėjusiame Ispanijos čempionato ture nesėkmingai sužaidė Vitorijos Tau Ceramicos krepšininkai, žaisdami namie jie net 19 taškų skirtumų pirmavo prieš Pamesos krepšininkus, kurių gretose žaidžia Mindaugas Timinskas, tačiau galų gale savo aikštėje Tau Ceramicos krepšininkai pralaimėjo šias rungtynes 10 taškų skirtumų. Na, o dabar kamputė matote ir Kęstutį Kemzūrą, ir štai Ramūnas Šiškauskas jūsų ekranuose, kaip jau minėjau, greičiausiai dar 2 savaitės negalėsintis žaisti ne tik Eurolygos varžybose, tačiau taip pat negalėsintis rungtyniauti ir Italijos čempionate. Taigi po nesėkmės, kurią patyrė Tau Ceramicos krepšininkai savo šalies čempionate, buvo atleistas iš pareigų Pedras Martinesas, Tau Ceramicos treneris, ir prie komandos vairo stojo jaunas treneris, tai Velimiras Perasovičius, kuris kol kas daugiau žinomas yra kaip krepšininkas, 3 kart Eurolygos čempionas, iškovojęs šios titulus rungtyniaudamas Splito klube, tai kroatas, žaidė jis Tau Ceramicos komandoje, padėjo ją iškovoti ir Ispanijos taurę 95 metais ir po metų Saportos taurę. Ir štai dar vienas Lietuvos atstovas jūsų ekranuose, Romualdas Brazauskas. Taigi turime 2 atstovus Italijos klube, tai trenerio asistentas Kęstutis Kemzūra, kuris padeda Davidui Blatui iš Izraelio, ir už aikštės ribų yra Ramūnas Šiškauskas tarp atsarginių žaidėjų. Na, o aikštėje štai dabar jūsų ekranuose Romualdas Brazauskas, vienas iš 3 šių rungtynių arbitrų. Taigi netrukus prasidės šios rungtynės, tikrai įdomios rungtynės, tikėkime, kaip jau minėjau, susitinka A grupės lyderiai. Kova dėl atšoksio kamuolio laimi Treviso krepšininkai ir pirmoji Treviso komandos ataka. Su kamuoliu Drew Nikolas, gynėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų, išsaugo kamuolį Treviso Benettono krepšininkai, ir dabar jau jūsų ekranas tik buvo Markosas Goris. Krepšininkas, kurį nedviprasmiškai apkaltino Davidas Blatas po Italijos krepšininko nesėkmės žaidžiant praėjusio turo rungtynės Kaune su Žalgirio komanda. Nesėkmingai tose rungtynėse sužaidė Goris, pelnė tik 8 taškus, nors vidurkis yra 15 taškų. Ir trenerio teigimu, iš dalies ir šio krepšininko nesėkmingai žaidimas lėmė, jog komanda nelabai sėkmingai žaidė su Žalgiriu. O tuo tarpu 2 taškai, kuriuos pelno Petras Popovičius, vidurio puolėjas iš Serbijos ir Juodkalnijos, ir prasižengus varžovams dar vienas baudos metimas, taiklus Serbijos krepšininko metimas, tad rezultatas 3-0. Pirmauja Treviso Benettono krepšininkai, sužaidus šiek tiek daugiau nei 20 sekundžių. Tau Ceramicos krepšininkai su kamuoliu, ir su juo buvo Pablas Pridžionis, krepšininkas turintis Argentinos ir Italijos pilietybės, ir jam teks, ko gero, šiandien nemažai laiko praleisti aikštėje. Tai yra Tau Ceramicos klubo žaidėjas, nes, kaip jau minėjau, nėra Roko Leni Ukičiaus, jaunojo gynėjo iš Kroatijos, kuris yra susižeidęs, netaiklus Marko Gorio metimas. O
atkovoja kamuolį Tau Ceramikos krepšininkai. Šį kartą nepavyko pasižymėti Trevisui Hansenui, kuris pelnė pirmosius 3 taškus Tau Ceramikai, išlygindamas rezultatą. Taigi rezultatas lygus 3-3 ir su kamuoliu Tau Ceramikos krepšininkai. Suklupo dabar Kornelis Davidas, metimas iš toli ir dar 3 taškus pelna Trevisas Hansenas. Puiki šio krepšininko pradžia, 2 iš eilės tolimi metimai, pasiekė tikslą ir jau priekė Tau Ceramikos komanda rezultatu 6-3. Goris su kamuoliu sužingsniuoja. Amerikietis, taip rodo šių rungtynių arbitrų, kamuolys atitenka Tau Ceramikos komandai. Markusas Goris, 28 metų, 2 metrų 4 cm ūgio krepšininkas. Pradėjęs Europoje savo karjerą Prancūzijoje, po to žaidęs Vokietijoje, Izraelyje, Ispanijoje ir galų gale praėjusį sezoną atėjęs į Treviso Benettoną. Puikus perdavimas po krepšiu, tačiau pirmų bandymų ir antro bandymų nepavyksta pelnyti taškų Korneliui Davidui. O dabar jau nenori sutikti su teisėjo sprendimu Benettono krepšininkai, tačiau teisėjai atiduoda kamuolį jų varžovams, Tau Ceramikos krepšininkams. Jau pasibaigė keletas Eurolygos šios dienos rungtynių, be jokios abejonės. Jūs žinote vienerių rungtynių rezultatą ir juo, ko gero, neapsakomai džiaugiatės. Lietuvos Ryto krepšininkai žaisdami svečiuose 72-51 sutriuškino iki tol pralaimėjimų nepatyrusią Efes Pilzeno komandą iš Turkijos. Puikiai Lietuvos Ryto krepšininkų pergalė. Pasibaigė taip pat rungtynės, kuriuose Maskvos centrinis armijos sporto klubas savo aikštėje 64-52 nugalėjo Madrido Realą. Ir vyksta dar keletas rungtynių. Prasidėjo trečiasis kėlinys Graikijoje, kur susitinko Olimpiakas ir Sopoto Prokomų Trefl klubas. Ten 2 taškais pirmauja Lenkijos komanda, nors po 2 kėlinių 5 taškų persvarą turėjo Lenkijos krepšininkai. Kitose rungtynėse, panašiai kaip ir čia, rungtynės tik prasidėjo. Tau Ceramika pirmauja, 8-3 ir Bolonijos Klimanio krepšininkai pradėjo rungtynės šiek tiek anksčiau nei rungtynės prasidėjo čia Italijoje. Pirmauja svečiuose prieš Strasbūro krepšininkus. Dar 2 taškus pelno Tau Ceramikos krepšininkai. Kornelis Davidas šį kartą pasižymėjo. Jau įkritusi faktiškai krepšį kamuolį išmušė Ispanijos klubo žaidėjai ir kamuolys 2 taškai tiksliau bus įskaityti. Taigi, aikštėje pasirodo Andrija Barnijanis, keičia Petarą Popovičių, pirmasis keitimas. Aikštėje šeimininkų Treviso Benettono krepšininkų gretose, taigi Benettonas rungtynėjo dabar tokios sudėties Zizis, Soranija, Nikolas, Goris ir aikštėje tik pasirodęs Barnijanis. Kornelis Davidas jūsų ekranuose. Pražanga stabdo jo bandymą užbaigti sėkmingai šią ataką varžovai ir prie baudos metimų linijos stoja Vengrijos krepšininkas. 34 metai Korneliui Davidui, 2,8 cm ūgio vidurio puolėjas. Dar vienas keitimas Italijos komandoje. Aikštėje pasirodo Markas Mordentė, 26 metų gynėjas. Ir nepaminėjau dar jums Tau Ceramikos startinės sudėties. Tai Skola, Pridžionis, Hansenas, Davidas ir Jacobsenas. Toks penketas. Taiklus abu baudos metimai ir 12-5. Sėkmingai pradėjo šias rungtynes Tau Ceramikos krepšininkai. Yra teigiama, kad naujo trenerio atėjimus į komandą sudaro savotiškai teigiamą stresą komandoje ir štai galbūt Velimiro Parasovičiaus, laikomas vienu iš geriausių snaiperių apskritai Europoje per pastaruosius metus. Netaip seniai baigė trenerio karjerą Velimiras Parasovičius. Atsisveikino, jis baigė būtent karjerą Tau Ceramikos klube, atsisveikino su šia komanda 2003 metais, kaip treneris savo karjerą pradėjo praėjusiame sezone
Caja San Fernando klube, kitame Ispanijos klube, tačiau įpusėjus sezonui buvo atleistas netaiklus tolimas Treviso Benetono krepšininkų metimas. Ir su kamuoliu Tausaramikos krepšininkai Pablas Pridžionis, Argentinos ir Italijos pilietybės turintis žaidėjas, iš arti nesėkmingai atakuoja, tiksliau iš vidutinio nuotolio nesėkmingai atakuoja Kornelis Davidas. Ir likus žaisti 6 minutės iki pirmo kėlinio pabaigos, puikus perdavimas po krepšiu ir švelnina rezultatą Markas Mordente. Italai pralaimi 9-14. Na, o dabar atsakomasis gražus perdavimas. Taškų nėra, tačiau prasižengė Italijos krepšininkai. Na, mes matome ataką, po kurią sėkmingai užbaigė Markas Mordente. Ir kažko panašiu atsakė ir Tausaramikos krepšininkai. Markas Mordente jūsų ekranuose. Minutės pertraukėlės. Prašo greičiausiai Tausaramikos komandos treneris Velimiras Perasovičius. Pastaruoju metu šiek tiek ėmė buksuoti jo komandos žaidimas. Labai sėkminga buvo pradžia, tačiau dabar atrodo pamažu atsigauna ir Treviso Benetono krepšininkai. Kaip jau minėjau, A grupėje kartu su Kauno Žalgiriu pirmauja šios komandos. Aš turiu minėti Treviso Benetonas ir Tausaramika. Šios 3 komandos yra iškovojusios po 3 pergalės, patyrusios po 1 pralaimėjimą, po 2 pergalės yra iškovojusios Klimamijo, Bambergo ir Graikų AEK komandos Strasbūro sąskaitoje 1 pergalė. Olimpija kol kas pralaimėjo visas 4 žaistas rungtynes. Savo šalies čempionatuose, tarp kitko, praėjusiame metu abi komandos žaidė nesėkmingai. Benetonas svečiuose net 19 taškų skirtumų pralaimėjo čempiono titulą ginančiam ir Lietuvos Ryto klubo varžovų Eurolygoje Milano Armani Džins klubui. Na, jau minėjau apie tai, jog buvo atleistas Tausaramikos treneris Pedras Martinesas ir į jo vietą atėjo Velimiras Perasovičius po to, kai Tausaramika namie pirmaudama prieš Valencijos Pamesą 19 taškų skirtumų sugebėjo rungtynes pralaimėti namie 81-91. Kornelis Davidas jūsų ekranuose, o prie baudų metimo linijos vienas iš Tausaramikos lyderių, o galbūt net ir komandos lyderis Luisas Skola, 25 metų, 2,7 m ūgio puolėjas, turintis Argentinos ir Ispanijos pilietybės. Olimpinis čempionas su Argentinos rinktinė, laimėjęs Atėnų olimpinės žaidynės. Treviso krepšininkus kamuoliu Goris. Dėgiamasi Tausaramikos krepšininkai ir vis dėlto bando veržtis dabar. Pabandė taip padaryti Drew Nikolas, Treviso Benetono gynėjas, 24 metai šiam krepšininkų ir jo taškai mažintis skirtumą iki 5, 11-16 pralaimi Treviso Benetonas. Benetono gretose kol kas rezultatyviausiai būtent ir žaidžia Drew Nikolas, pelnęs jau 4 taškus. Luisas Skola atiduoda kamuolį Casey Jacobsonui. Casey Jacobsonas pratęsė ataką ir ją sėkmingai užbaigė Kornelis Davidas. 6 taškai jau Kornelio Davido sąskaitoje, rezultatyviau už jį tik Hansenas žaidžia Tausaramikos komandai. 18-11. Mažiau nei 4 minutės iki pirmojo šių rungtynių kėlinio pabaigos. Prasižengia dabar Tausaramikos krepšininkai. Neteisus Trevisas Hansenas. Trevisas Hansenas sėdė ant atsarginių žaidėjų suolelio. Treneris leisti jam šiek tiek pailsėti ir aikštėje vietoje pasirodo Serhanas Erdoganas. Krepšininkas iš Turkijos, šį sezoną atėjęs į Tausaramikos klubą. Benetono krepšininkai su kamuoliu. Goris. Netaiklus metimas, kamuolį atkovojo, beveik atkovojo Tausaramikos krepšininką, tačiau jis vėl atitenka Treviso Benetono klubui. Nikolaus Zizis atidavė kamuolį Drew Nikolui. Ir perimtas kamuolys, be jokios abejonės, ši ataka baigsis 2 taikliais taškais. 20-11 vėl atitrūksta nuo varžovų Tausaramikos krepšininkai Pablas Pridžionis.
O dabar jau prasižengė Taus Ceramikos krepšininkė Luisas Skola. Kelia viršų ranką. Pirmoji šio krepšininko pražanga ir trečioji komandinė pražanga. Keičiasi žaidėjai Treviso Beningtono klube. Sėdasi pailsėti Markusas Goris. Vietoje aikštėje pasirodo Urašas Slokaras, puolėjas iš Slovenijos. Prie baudų metimų linijos Petras Popovičius. Šiek tiek pailsėjęs, grįžo į aikštę ir štai dabar šios atakos metu uždirbo 2 baudos metimus. Tiesa, pirmojo realizuoti nesugebėjo. 26 metai šiam krepšininkui, 2,11 m, toks šio krepšininko ūgis. Antrasis metimas taiklus. Iš Šačakemo Farmo klubo šį sezoną atėjo į Treviso Beningtoną Petras Popovičius ir gana sėkmingai įsijungė į komandą. Tuo tarpu dabar po nesupratimo ir savotišką įsiblaškimo po savo krepšiu leido Treviso Beningtono krepšininko atkovoti kamuolį varžovams ir sėkmingą ataką užbaigė Keisis Jacobsonas. Treviso krepšininkas kamuolį Zizis. Gražus perdavimas atgal ir be didesnio vargo taškus pelno Urašas Slokaras, tik ką pasirodęs aikštėje. 22-14. Šiek tiek pavyksta sumažinti skirtumą Treviso Beningtonui, tačiau čia pat turėjo galimybę, o dabar pelno 2 taškus ir dar priverčia varžovus prasižengti Tiagas Spliteris, jaunasis vidurio puolėjas, turintis Ispanijos ir Brazilijos pilietybės. Brazilijos rinktinės žaidėjas, krepšininkas, kuriam pranašaujama didelė ateitis, nors šis krepšininkas jau nemažai ir pasiekęs, yra pakankamai žinomas yra tiek Europoje, tiek ir pasaulyje. Ir Tiagas Spliteris, 20, kaip jau minėjau, metų krepšininkas, ūgis 2,12 m. Atvyko į Ispaniją 2000 metais, būdamas visiškai jaunas, žaidė Vitorijos klube, po to buvo paskolintas Alavos klubui, žaidė Bilbao klube antrojoje lygoje. Na ir 2003 metais vėl sugrįžo į Taus Ceramikos klubą. O štai dabar galima ir tyčinę pražangą fiksuoti Italijos krepšininkų, tai Markas Mordente. Žiūrėsime, koks bus teisėjų sprendimas. Perima kamuolį Taus Ceramikos krepšininkai, statydamas greitą ataką. Ta pati rodo ir Ispanijos krepšininkai, jog arbitrai turėtų skirti tyčinę pražangą, nesportinę pražangą, tačiau arbitrų nuomonė kita ir grąžina kamuolį Keisis Jacobsonas atgal į aikštę. 2 minutės ir 50 sekundžių lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. 25-14 pirmauja svečiai Taus Ceramikos krepšininkai. Netaiklus metimas. Kamuolį atkovoja Beningtono krepšininkai. Mordente. Perdavimas po krepšiu ir iš karto prasižengė Taus Ceramikos krepšininkai. Pražanga prieš Petrą Popovičių, o prasižengė aikštėje pasirodęs Predragas Drobniakas. Žaidęs Nacionalinėje krepšinio asociacijoje ir šį sezoną atvyko į Taus Ceramikos klubą. Paskutinioji jo stotelė NBA, kalbu apie Predragą Drobniaką, buvo Atlanta Hawks klubas. Atkovoja kamuolį dabar kaip tik Predragas Drobniakas. Greita Taus Ceramikos komandos kontrataka ir šį kartą nepavyksta jo sėkmingai užbaigti Tiagui Spliteriui. 2 taškai, kurios pelno Drew Nicholas. Ir skirtumas vėl šiek tiek sumažėja, tačiau išlieka pakankamai solidus. 25-16. 9 taškų skirtumų pirmauja Taus Ceramikos krepšininkai. Spliteris su kamuoliu atiduoda į Serkan Erdoganui. Spliteris ir daug spragų, tikrai kol kas daug spragų Treviso Beningtono klubo gynyboje. Ir kalbant apie Treviso Beningtoną, turbūt galima paminėti, kad ši komanda pakankamai rezultatyviai rungtyniauja Eurolygoje, pelnydama beveik po 80 taškų per rungtynes. Tačiau lygiai tiek pat beveik taškus, 79 taškus vidutiniškai ir praleidžia per rungtynes į savo krepšį. Taigi galima sakyti, jog komanda daugiau atakuojanti, mažiau dėmesio galbūt skirianti gynybai. Tuo tarpu, kalbant apie Taus Ceramiką, dar viena taikli ataka.
pasibaigianti taikliu Serhano Erdogano metimu ir skirtumas jau 13 taškų, 29-16, likus žaisti šiek tiek daugiau nei 1 minutę iki pirmo kėlinio pabaigos. Taigi, Tausaramika vidutiniškai per rungtynes Eurolygoje pelno po 70 taškų, taigi 10 mažiau nei Benettonas, tačiau ir praleidžia savo krepšį kur kas mažiau, vos 66 taškus vidutiniškai per rungtynes. Taigi, pakankamai tvirta ir kibė gynyba pasižymėjo iki šiol, bent jau per pirmasias 4 rungtynes sužingsniuoja, be jokios abejonės sužingsniuoja dabar Tiagas Splitteris ir kamuolys atiteks Treviso Benettono komandai. Lygioje vietoje netaip paprasčiausiai nesugavo kamuolio Tiagas Splitteris, o žingsnį jau buvo padaręs ir nespėjo sustoti. Kamuolys atitenka Italijos krepšininkams 29-16, prasidėjo paskutinioji pirmojo kėlinio minutė Drew Nicolaso kamuolio. Vėl atgal gauna kamuolio amerikietis. Mordente. Goris. Baigėsi atakas, skirtas laikas, paskutinė faktiškai jau atakos sekundę metė krepšį Goris, metimas buvo neparaštas, tačiau gero blogiausias variantas, kuris galėjo nutikti Tausaramikos krepšininkams. Apsigynė visas 24 sekundės, neleidė varžovams praktiškai atakuoti krepšio. Jie nesugebėjo atkovoti kamuolio ir dabar jau beveik iki pat kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį italai. Goris dar vienose bandymas ir šį kartą netaiklus ir vėl trečią kartą mažasis Nikolas atkovoja kamuolį, metimas iš toli. Na, jeigu dar būtų tikslą pasiekęs iš tolimas metimas, galima būtų teigti, kad šį paskutinę minutę tragiškai pasibaigė Tausaramikos komandai, tačiau metimas buvo netaiklus ir po pirmo kėlinio 29-16, nepaisant to, kad bandė kelis kartus priartėti prie varžovų Treviso krepšininkai, užtikrinti 13 taškų skirtumų pirmauja svečiai Tausaramikos krepšininkai. Kanalas vėl kviečia jūs į Treviso Palaverdi areną, kurioje netrukus prasidės Eurolygos rungtynių tarp Treviso Benettono ir Vitorijos Tausaramikos komandų antrasis kėlinys. Po pirmo kėlinio 13 taškų skirtumų 29-16 pirmauja praėjusio sezono Eurolygos finalininkai Tausaramikos krepšininkai. Didžiąją savo persvarą jie susikrovė pačioje rungtynių pradžioje. Po to kelis kartus Benettono komandai buvo pavykę priartėti prie varžovo, tačiau šie vėl atsakydavo taikliais metimais ir ne tik išsaugojo tą persvarą, kurią buvo susikrovę rungtynių pradžioje, tačiau ir jie padidino, o dabar po taiklaus Keisio Jacobsono metimo skirtumas dar labiau padidėjo 31-16. Benettono krepšininkai su kamuoliu. Nikolas. Kur kas lengviau randa spragų varžovų gynyboje Tausaramikos krepšininkai. Dažnai atakuoja pakankamai laisvi, na, tuo tarpu Benettono komandai labai dažnai tenka mesti iš nepatogių padėčių. Iš esmės, iš tokios padėties metė ir dabar Nikolaos Zizis, legionierius iš Graikijos, tačiau jam pavyko pelnyti taškus, tačiau taip pat taiklių metimų atsako Serhanas Erdoganas ir 34-18, vėl 16 taškų skirtumų, po to, kai tolimų metimų siunčia kamuolį krepšį. Pirmauja Tausaramikos komanda. Italijos krepšininkai su kamuoliu Matijas Soranija. Ir vėl prarastas kamuolys, netaiklus perdavimas. Tausaramikos krepšininkai stabdomi neleistinai, dabar galbūt šiek tiek ir suvaidino po Urušo Slopero pražangos. Tausaramikos krepšininkas Pablas Pridžionis, 28 metų, 1,93 cm ūgio gynėjas. Tausaramikos klubo žaidėjas ir pasirodo aikštėje Andrea Baranjanis, jaunas krepšininkas, jam vos 20 metų, puolėjas, 2,9 cm, toks Baranjanio ūgis. Prieš 2 sezonus pradėjo žaisti pagrindinėje sudėtyje Benettono. Baranjanis yra Italijos jaunimo rinktinės narys. Nikolaos Zizis. Kamuolį Drew Nikolui. Dabar prasižengė Tausaramikos krepšininkai. Tam Drobniekui, taip, Predragui Drobniekui skiriama pražanga. Kitose rungtynėse, jau minėjau, 2 rungtynės pasibaigė. Dar kada priminsiu, ko gero džiugiausią šios dienos rezultatą. Lietuvos Rytas svečiuose nugalėjo iki tol pralaimėjimų nepatyrusi
Stambulo FS Pilzenas 72-51, kitose rungtynėse Maskvos centrinis Armijos Sporto klubas 64-52 nugalėjo Madrido Realą ir dar tebevykstančiose rungtynėse Prokom Trefl klubas Graikijoje 52-49 pirmauja prieš Pirėjo Olimpiako klubą, ten dabar yra trečiasis rungtynių, prasidėjo ketvirtasis rungtynių kėlinys. Strasbūro klubas namie 35-34, baigiantis dviem kelniam pirmauja prieš Bolonijos Klimamijo klubą ir tai štai visos rungtynės, kurios yra žaidžiamos šiandien. Na, o pas mus iki antro kėlinio pabaigos lieka 8 minutės ir 16 sekundžių. 34-20. 14 taškų skirtumų pirmauja Tauseramikos krepšininkai. Be pražangų pavyko šį kartą sustabdyti Spliterio prasiveržimą Trevizo krepšininkams. Kamuolys vėl lieka Tauseramikos krepšininko rankose, kuo labai patenkinti Tauseramikos krepšininkai ir be jokios abejonės labai nepatenkinti tiek Palaverde arenoje susirinkę žiūrovai, tiek ir Trevizo Benettono krepšininkai. Labai sėkmingai rungtynės pradėjęs Tracy's Hansenas. 2 tolimi metimai. Išvedė savo komandą į priekį, po to, kai Benettonas pirmavo 3-0, po to dar 2 pridėjo ir Hansenas kartu su Korneliu Davidu išlieka rezultatyviausiais žaidėjais Tauseramikos gretose. O gražiai dabar dėjimų iš viršaus atakų užbaigė Tiagas Spliteris. 36-20. Goris pražangomis tik šį kartą sustabdo Markuso Gorio prasiveržimą. Nu, mes matome paskutinėje Tauseramikos ataką po Erdogano netiklaus metimo, galingų dėjimų iš viršaus. 2 taškus pelno Tiagas Spliteris. Štai jūsų ekranuose jaunas 20-metis Tauseramikos krepšininkas. Kornelis Davidas grįžta į aikštę, leisdamas pailsėti Luisui Skolai. Kaip jau minėjau, Kornelio Davido sąskaitoje jau 8 pelnyti taškai. Tiek pat pelnė Hansenas, 7 taškus pelnė Tiagas Spliteris. Markusas Goris. Na, šiose rungtynėse galima stebėti keletą dvikovų. Jeigu kalbėsime apie rezultatyviausius žaidėjus, tai savotiška dvikova turėtų vykti tarp Drew Nikolo, kaip jau minėjau, jo vidurkis Eurolygos varžybos yra 15 taškų, Luisas Skolas vidurkis yra 17 taškų. Na ir šiaip jau savotiškais komandos lyderiais krepšininkus, kurie ilgiausią laiką praleidžia aikštėje, yra Markusas Goris ir Luisas Skola. Markusas Goris su Korneliu Davidu galėtų ko gero pakovoti ir dėl to, kuriam iš jų pavyks atkovoti daugiau kamuolių. Iki šiol per vykusias rungtynes Markusas Goris vidutiniškai atkovodavo po 8 kamuolius, Kornelis Davidas po 6. Ir savotiška įžaidėjų dvikova. Nikolaos Zizis 5 rezultatyvus perdavimai per rungtynes vidutiniškai ir šiek tiek daugiau po 5,5 rezultatyvaus perdavimai per rungtynes iki šiol atliko Pablas Pridžionis, Tauseramikos klubai žaidėjas. Kornelis Davidas buvo tik jūsų ekranuose. Prarado kamuolį Vengrijos krepšininkas. Skirtumas ir toliau 15 taškų. Niekaip nepavyksta priartėti prie varžovų Trevizo krepšininkams. Ir nepavyko padaryti. Ir to šįkart vėl labai kibiai ginasi Trevizo krepšininkai. Pražanga. Taškų pelnyti nepavyksta, tačiau prie baudų metimo linijos po graiko Nikolaos Zizio pražangos stos Tauseramikos krepšininkai.
minėjau, kaip praėjusį savaitgalį Tegas Pliteris. Dabar stos prie baudų metimo linijos. Su Brazilijos rinktinė jau iškovojęs nemažai titulų, tapęs ir Panamerikos žaidynių čempionu 2003 metais. 2005-aisiais, tai yra šiais metais tapo Amerikos čempionu, žaidė 2002 metų pasaulio čempionate. Ir netaiklus abu baudos metimai, rezultatas nesikeičia, 39-24 Markusas Goris atidavė kamuolį Petrui Popovičiui ir prasižengė tos Aramikos krepšininkai. Kornelijui Davidui fiksuojama pražanga. Markusas Goris. Nikolas Zyzis, Mordentė, Popovičius, Goris. Toks yra Trevizo penketas, taiklus. Atrodo tolimas metimas. Taip, 27-39 iki 12 taškų. Pavyks sumažinti skirtumą Trevizo Bentono krepšininkams. Pamažu atsigauna Trevizo klubas, tačiau ar ilgai tai tęsis. Panašių epizodų buvo ir pirmajame kėlinyje, kai kelis kartus buvo priartėję prie savo varžovų Italijos krepšininkai. Kornelis Davidas sklaidino varžovą ir taiklus metimas. 2 taškai, 41-27. Kornelis Davidas pelno jau savo 10-ąjį tašką, didindamas skirtumą iki 14. Tuo tarpu dabar jau rado spragą gynyboje, nenorom, tačiau kamuolys vis dėlto įkrinta po Drew Nikolo metimo. Erdoganas grįžta kamuolį atgal, vėl Erdoganas iš labai toli atakuoja krepšį Serhanas Erdoganas, nepaisant to metimas pasiekė tikslą ir vėl 44-29 įpusėjus antrajam kėliniui. Taus Aramikos komandai vėl pavyksta atitrūkti nuo savo varžovų ir minutės pertraukėlę, kurios paprašė Trevizo Bentono klubo treneris Davidas Blatas. O mes savo ekranuose matome Taus Aramikos krepšininkus. Taigi aš minėjau, kad pralaimėjo praėjusiuose savo šalių tūruose abi komandos. Nuo turnyrų lentelėje Trevizo Bentonas po 10 turų Italijos čempionate užima 4-ąją vietą. Iškovotos 7 pergalės, patirti 3 pralaimėjimai. Ten priekyje yra Bolonijos Cafe Maxim klubas. Iškovojęs 8 pergalės, taip pat kaip ir Trevizo Bentonas. 7 pergalės turi dar 3 klubai. Tai Napolio krepšininkai, Bolonijos Klimamijo ir Sienos Montepači klubas. Tai labai atkakli kova vyksta Italijos krepšinio čempionate. Na, o kalbant apie Taus Aramiką, Ispanijos čempionate jau komandos uždė po 9 rungtynes ir Taus Aramika iškovojusi 6 pergalės, patyrusi 3 pralaimėjimus, užima 4-ąją vietą. Pirmauja Ispanijos čempionate Barcelonos klubas kartu su Žironos Akasvajo klubu. Tiek Akasvajo, tiek ir Barcelonos komandos patyrė tik po 1 pralaimėjimą. Mes dar kada matome tolimą Serhano Erdogano metimą. Erdogano sąskaitoje jau 11 taškų. Jis tampa rezultatyviausių žaidėjų Taus Aramikos gretose. Nikolas Zyzis, Mordentė, Popovičius, Goris. Tokia yra Trevizo komandos sudėtis. Davidas, Hansenas, Erdoganas, Pliteris ir Jacobsenas. Tokia yra Taus Aramikos sudėtis. O taškus pelno Markas Mordentė, sumažindamas skirtumą iki 13, 31-44 ir 4,5 minutės lieka iki didžiosios pertraukos. Ir kaip peiliu vėl rėžė gerai per Bentono klubo gerbėjų širdis Serhano Erdogano taiklus metimas. Tiesa, šį kartą iš 2 taškų zonos atakavo Serhanas Erdoganas, 45-31. Taškų jau Serhano Erdogano sąskaitoje. Mes atrodo šiek tiek ir pagerino savo žaidimą, šiek tiek susitvarkė gynyboje Bentono krepšininkai, tačiau ir toliau negali sustabdyti įsibėgėjusių Taus Aramikos krepšininkų. Ko gero, per didelį pagreitį leido įgyti varžovams Italijos krepšininkai ir dabar
sustabdyti šią komandą bus ko gero nelengva. Na, Davidas Blatas dabar kažką patarė Drew Nikolai. Luisas Skola atiduoda kamuolį Prigioniui. Ir Skolas metimas, 2 taškai. Šiose rungtynėse Skola pelno tik 4 savo tašką. Nors šiaip jau rungtyniauja kur kas rezultatyviau. Tai minėjau, vidutiniškai per Eurolygos rungtynės Luisas Skola pelno po 17 taškų. Nikolavas Zyzis mūsų ekranuose. Sužaibė grąžina kamuolį Treviso Benningtono krepšininkai. Norėjus, kad vos neprarado, galų gale praranda kamuolį Treviso Benningtono krepšininkai. 3 prieš 2 ir galingų dėjimu užbaigė ataką Kornelis Davidas, pelnydamas dar 2 taškus, 12 taškų jo sąskaitoje. Ir rezultatas jau išaugo iki triuškinančio 50-31. Gero, tiems, kurie stebėjote rungtynes tarp FS Pilsner ir Lietuvos Ryto, gali kilti tam tikrų asociacijų. Tose rungtynėse irgi svečiai, tai yra Lietuvos Ryto krepšininkai. Antrajame kėlinyje pasiuntė į gilų knockdowną savo varžovus. Ir šis knockdownas galų gale virto nokautu, tai yra galutinė Lietuvos Ryto komandos pergalė. Luisas Skola niekaip nepavyks sustabdyti Ispanijos krepšininkų Treviso Benningtono komandai. Dabar atrodytų ir ne iš pačios patogiausios padėties ir atidžiai prižiūrimas varžovo atakavo Luisas Skola, tačiau nepaisant to pelno taškus 52-31. Ir jeigu trečio kėlinio pradžioje, apie antrąjį, ko gero, jau kalbėti neverta. Liko žaisti šiek tiek daugiau nei 2,5 minutės iki antro kėlinio pabaigos. Taigi, jeigu trečio kėlinio pradžioje nepavyks išskabinti ir sumažinti skirtumą Treviso Benningtonui, panašu, kad labai liūdna gali baigtis šios rungtynės Treviso Benningtono komandai. Ir tai taps jau antruoju Treviso Benningtono komandos pralaimėjimu iš eilės Eurolygos varžybose. Iškovojo 3 pergalės pirmose rungtynėse, įveikė namie vokiečių Bambergą 76-68, svečiuose 78-76 įveikė Strasbūro klubą iš Prancūzijos, po to vėl namie įveikė Bolonijos Klimamijo komandą 94-84. Praėjusiame ture Benningtono krepšininkai Kaune pralaimėjo Žalgirio 18 taškų skirtumu 70-88. Tauseramika kol kas savo vienintelį pralaimėjimą patyrė antrajame ture ir, kas įdomiausia, irgi žaisdama su Žalgiriu. Po pergalės prieš Klimamiją pralaimėta Žalgiriu, tačiau po to buvo nugalėtos Olimpijos ir Graikų AEK komandos. Kaip ir minėjau transliacijos pradžioje, iki šių rungtynių po 3 pergalės ir po 1 pralaimėjimą buvo patyrusios čia Treviso Palaverdi rūmuose rungtyniaujančios komandos. Pavyksta galų gale pelnyti taškus italams, o tuos taškus italams pelno serbas Petras Popovičius. Prigionis. Netaiklus metimas. Kamuolys atitenka Treviso Benningtono krepšininkams. Minutė 38 sekundės lieka. Dabar minutės pertraukėlės prašo Velimiras Perasovičius. Tauseramikos naujasis treneris pakeitęs po savaitgalio Pedrą Martinesą. Iš karto po sekmadienio rungtynių buvo atleistas Pedras Martinesas, klubo vadovybė, Tauseramikos klubo vadovybė pareiškė, kad labai greitai pasitengs surasti naują trenerį ir tas treneris buvo surastas tikrai labai greitai. Faktiškai jau kitą dieną buvo aišku, kad komandą treniruos Velimiras Perasovičius. Minėjau, 3 kartus Velimiras Perasovičius su Splito klubu tapo Europos dar tada čempionų taurės laimėtojas 89, 90 ir 91 metais. Su Tauseramika Perasovičius iškovojo Ispanijos taurę 95, po metų Saportos taurę ir 2003 metais baigė savo kaip sportininko karjerą.
Štai šis treneris jūsų ekranuose. Trenerio karjera Caja San Fernando klube jam nesusiklostė sėkmingai. Tai dabar dar vienas bandymas. Šiandienos ir laimi vieną solidžią taškų persvarą. Dar ir, sakykime taip, tokį dalinį spaudimą bando panaudoti tos Keramikos krepšininkai, bandydami dar labiau suvaržyti varžovų judėjimą. Markusas Goris nesiryžo atakuoti iš toli. Popovičiaus metimas netaiklus, kamuolį atkovojo tos Keramikos krepšininkas Markusas Goris, tačiau jis prarastas ir dabar Pablas Pridžionis jau skuba į priekį. Jis spėjo sugrįžti kartu gynybą Treviso Benteno krepšininkai, Luisas Scola. Pridžionis. Perdavimas po krepšiu ir dabar jau, jeigu be pražangos buvo stabdytas Luisas Scola, tai gali kaltinti tik pats save. Jo tautietis Pablas Pridžionis padarė viską, kad Luisui Scolai būtų tikrai komfortiška atakuoti iš po krepšio. Tačiau šį kartą dviejų argentiniečių žaidžiančių Ispanijos klube derinukas 2 taškais nepasibaigė. Markusas Goris, na ir toliau nesiseka šiam krepšininkui. Panašu savotiškoje duobėje atsidūrė Markusas Goris. Jau minėjau, jog nesėkmingai jiems susiklostė rungtynės Kaune, kur Bentonas pralaimėjo Žalgiriui. Ir štai dabar vėl Markusas Goris šios dienos rungtynėse kol kas pelnė tik 4 taškus. Tai tikrai ne šio krepšininko rezultatas. O dabar jau minutės pertraukėlės prašo Treviso Benteno klubo štabas, kurį sudaro Davidas Blatas, treneris iš Izraelio, praėjusiais metais su Sankt Peterburgo Dinamo klubu laimėjęs kitas Eurolygos varžybas, FIBA Eurolygos varžybas. Ir ten pat jis dirbo kartu su Kęstučiu Kemzūra ir vargais negalais, nenorom, Sankt Peterburgo Dinamo klubas vis dėlto atleido Kęstutį Kemzūrą, tiksliau neatleido, o leido jam išvykti į Italiją, kur jis toliau tęsė darbą su Davidu Blatu. Kęstutis Kemzūra dabar kaip tik buvo atsisukęs į tablo pasižiūrėti. Nemanau, kad rezultato greičiau kiek laiko lieka iki antro kėlinio pabaigos. Laiko lieka visiškai nedaug. Mažiau nei minutė, jeigu neklystu. Lieka iki antro kėlinio pabaigos. 52-35, 17 taškų skirtumų. Baigiantis antrajam kėliniui pirmauja varžovai, tos Keramikos krepšininkai. Šis treneris Davidas Blatas yra laimėjęs ir, pavadinkime, rimtąją Eurolygą. Tai yra ne FIBA Eurolyga, o štai šią didžiąją Eurolygą. Tiesa, tai jis padarė, būdamas ne vyriausių trenerių, o treneris Stantu, kartu su Makabio klubu. Na ir štai, nepaisant to, jog vyko atrodytų rimtas pasitarimas, labai lengvai taškus pelno Luisas Scola. Lieka 22 sekundės iki kėlinio pabaigos, taigi faktiškai beveik iki kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį Italijos krepšininkai. Šių skirtumas minus 19 taškų. Popovičius, aišku, būtų apsidžiaugę Italijos krepšininkai, bent jau kamuolys būtų kritęs į krepšį, taigi dviejų Balkanų krepšininkų susidūrimas. Popovičių taškų pelnyti nepavyksta, tačiau Predragui Drobnikui tiksluojama pražanga. Ne tik dviejų Balkanų krepšininkų, tačiau dviejų serbų dvikova. Petras Popovičius prie baudų metimo linijos. Kaip minėjau, krepšininkas šiame sezone atėjęs iš Šaco Hemofarmo klubo. Kartu su Hemofarmu laimėjo Adrijos lygą. Žaidė Jugoslavijos, Serbijos ir Juodkalnijos komandos sudėtyje olimpinėse žaidynėse Atėnuose. Ir Ramūnas Šiškauskas. Gero, Italijos televizijos režisieriai akivaizdžiai nori parodyti, kokio žmogaus ypač trūksta šios dienos rungtynėse. Net ne tik šios dienos rungtynėse. Kaip minėjau, pastaruoju metu ne itin sėkmingai žaidė Treviso Bentonas ir visą tą laiką komandoje nėra būtent Ramūno Šiškausko. Tačiau apie tai ir apie kitus dalykus mes jau pakalbėsime po pertraukos. Po 2 kėlinių Taus Keramika laimi prieš Treviso Bentoną 54-37. Pertrauka. Antrasis Lietuvos televizijos kanalas tęsia transliaciją iš Italijos apie Eurolygos rungtynes, kuriuose susitinka Treviso Bentonas, aikštės šeimininkas ir italų varžovai šiandien. Taus Keramikos krepšininkai iš Ispanijos po 2 kėlinių
17 taškų skirtumų šiose rungtynėse pirmauja svečiai Tauseramikos krepšininkai 54-37. Po pirmo kėlinio jų persvara siekia 13 taškų, 29-16. Antrajame kėlinyje ši persvara dar labiau padidėjo ir prasidėjo trečiasis šių rungtynių kėlinys ir ko gero galima pakartoti patį, ką aš sakiau antro kėlinio metu. Jeigu Italijos krepšininkams dabar trečiajame kėlinyje nepavyks priartėti prie varžovų ir pakankamai solidžiai priartėti prie varžovų, ko gero šių rungtynių likimas gali būti ir nuspręstas. Netaikli pirmoji Bentono komandos ataka, tačiau Markusas Goris, kurio taiklių metimų tikrai trūksta ir šiose rungtynėse, trūko jų ir per prieš tai pralaimėtas rungtynės su Kauno Žalgiriu, pelno 2 taškus, mažindamas šiek tiek skirtumą, 39-54, tačiau dabar prasižengia Italijos krepšininkas, tai Markas Mordente. Popovičius, Nikolas, Mordente, Zyzis, Goris. Tokios sudėties trečią kėlinį pradėjo Italijos krepšininkai, varžovų sudėtis Splitteris, Hansenas, Pridžionis, Jacobsonas ir Skola. Ir jau matėte kelis kartus savo ekranuose vieną iš 3 šių rungtynių arbitrą, tai lietuvis Romaldas Brazauskas. Netaikli pirmoje antrajame kėlinyje Tauseramikos komandos ataka, Nikola perdavimas po krepšiu. Metimas netaiklus, tačiau prasižengia Tiagas Splitteris. Dabar metimo linijos Petras Popovičius. Beje, rezultatyviausias šios dienos rungtynėse. Benetono komandos gretose jo sąskaitoje 10 taškų. 9 yra pelnęs Mordente, 8 Nikolas, 6 Goris. Varžovų gretose sėkmingiausiai kol kas per 2 pirmuosius kėlinius žaidė Kornelis Davidas, pelnęs 12 taškų, vienu daugiau yra pelnęs Serhanas Erdoganas, jo sąskaitoje 13 taškų. Po 8 yra pelnę Hansenas ir Skola, Tiagas Splitteris. 56-40, 16 taškų skirtumų pirmauja Tauseramikos krepšininkai. Drew Nikolas kamuolį. Perdavimas. Perdavimas komandos draugui. Tai Tiagas Splitteris. Pasibaigė dar vienerios Eurolygos rungtynės. Pražanga fiksuojama, atrodo, Pablui Pridžioniui. Kovoja dėl kamuolio prasižengė argentinietis rungtyniaujantis Ispanijos klubo gretose ir prie baudų metimo linijos Markas Mordente. Bensono klubo auklėtinis, tačiau pažaidęs Benetono jaunimo komandoje, jis rungtyniavo Milano Olimpijoje, Raguzos Virtuso klubuose, vėl Milano Olimpijoje ir į Treviso Bentona atėjo tik šį sezoną, atėjo iš Sienos Montepači klubo. Markas Mordente, 26 metų Treviso Bentono klubo gynėjas. Markusas Goris, jūs ekranuose. Skirtumas sumažėjo iki 14 taškų, 56-42 ir aktyvi Treviso Bentono komandos gynyba. Hansenas su kamuoliu. Perdavimas arčiau krepšio ir Luisas Skola nuo baudų metimo linijos atakavo argentinietis, netaiklus metimas ir kamuolį atkovojo Treviso Bentono krepšininkai. Drew Nikolas prieš Tiagą Splitterį. Puikus perdavimas po krepšiu ir dar 2 taškus pelno Markas Mordente. Šis krepšininkas tapo savotišku lyderiu Bentono komandoje ir kas žino, jeigu ne jo ryžtingas žaidimas, vienu momentu faktiškai vienas Mordente grūmėsi su varžovais ir grūmėsi sėkmingai. Štai atrodo, Markui Mordentei pavyko prikelti savo komandą. Markas Mordente jau pelnė 11 taškų, net 13 taškų netgi. Ir kaip jau minėjau, pasibaigė dar vienerias rungtynės, iš viso šiandien žaidžiamos 5 rungtynės.
Eurolygoje. Dviejų rungtynių rezultatus aš jums jau minėjau šiek tiek anksčiau. Tai be jokios abejonės Lietuvos Ryto įspūdinga pergalė Stambule prieš FS Pilzeną 72-51. Maskvos Centrinis Armijos sporto klubas namie 64-52 nugalėjo Madrido Realą ir pasibaigė labai atkakliai vykusios rungtynės Graikijoje tarp Pirėjo Olimpiako ir Sopoto Prokom Trefl klubo. Nors beveik visas rungtynės pirmavo Lenkijos krepšininkai, vis dėlto pergalę išplėšė Jono Kazlausko vadovaujami Olimpiako krepšininkai 70-65. Ir dar vienerios rungtynės vyksta. Ten jau prasidėjo trečiasis rungtynių kėlinys. 33 rungtynių minutė. Strasbūro klubas, Prancūzijos čempionai, pirmauja 60-58 prieš Bolonės Klimamijo klubą. Šios rungtynės, tiems, kurie stebėte štai šią transliaciją, galbūt įdomios ir dėl to, jog tai būtent A grupės rungtynės. Trečiosios A grupės rungtynės Vokietijoje tarp Bambergo ir Žalgirio bus žaidžiamos rytoj. Matome, kad tikrai nesportiškai elgėsi argentinietis Pablas Pridžionis. Nustumęs Marką Mordentę. Ir šiuo atžvilgiu galbūt net keistoka, kad arbitrai neskyrė nesportinės pražangos. Akivaizdžiai jau po teisėjo švilpuko koja spyrė arba bent jau taikėsi tai padaryti Markas Mordentė ir, ko gero, patys girdėjote Palaverde arenoje susirinkusių Benettono klubo sirgalių reakciją. Na, o dabar jau stabdydamas greitą varžovo ataką prasižengė jaunasis Andrija Barnjanis, Trevizo Benettono klubo puolėjas, 20 metų šiam krepšininkui. Tai ketvirtoji šio krepšininko pražanga ir ketvirtoji komandinė pražanga. Iš karto sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio Andrija Barnjanis. Aikštėje pasirodo Markas Popovičius. Popovičius, Nikolas Mordentė Zizis Goris. Toks Trevizo Benettono penketas šiuo metu aikštėje ir spliteris Erdoganas Hansenas Jacobsonas Skola. Tai jau Taus Aramikos komandos sudėtis. Ir prie baudų metimo linijos Serhanas Erdoganas, 27 metų, 1,90 cm ūgio krepšininkas. Žaidęs ilgą laiką Turkijoje, Ankaros, Izmyro, Bursos Tofažo klubuose, po to Ülkerėje ir būtent iš Ülkerio. Šį sezoną jis atėjo į Vitorijos Taus Aramiką. Pirmasis baudos metimas nepasiekė tikslo. Statistika jūsų ekranuose, ir apie statistiką mes galėsim dar šiek tiek šnektelti. Statistika, kuri buvo po pirmųjų dviejų kėlinių, nes kai kurie jos skaičiai irgi kai ką pasako. Na štai, į aikštę ėmė skrieti pašaliniai daiktai, be jokios abejonės nepatenkinti Trevizo Benettono komandos gerbėjai, tačiau manau, kad pastaruoju metu jie yra ne tiek nepatenkinti savo komandos žaidimu, tarsi ir atsigavo šiek tiek Trevizo Benettonas, tačiau dabar gerą pasipiktinimą sukėlė ir jau mano minėtas Pablo Pridžionio elgesys, ir galbūt to pačiu tai reakcija į sirgalių nuomonę ne visai galbūt vykusius teisėjų sprendimus, nes kažkuria prasme, aišku, nesutinku su to, kad reikia mėtyti pašalinius daiktus aikštę, tačiau sutikti su to, kad Pridžionį vis dėlto galima buvo nubausti ir griežčiau, su tuo visiškai sutinku. Luisas Skola. Ir Markusas Goris. Krepšininkas, kurio gero rezultatyvaus žaidimo tikrai trūksta pastaruoju metu Trevizo klubui. Markusas Goris prie baudų metimo linijos, 6 taškai Gorio sąskaitoje. 2 kartus metė nuo baudų metimo linijos šis krepšininkas šiose rungtynėse, 2 kartus buvo taiklus ir trečiasis jo metimas, mažintis skirtumą iki 14 taškų, 45-59. Ir 8-asis Markuso Gorio taškas, 59-45.
Na, kalbant apie statistiką, iš 2 taškų zonos komandos atakavo panašiai, 53% taiklumu, tik metė kur kas dažniau Tausaramikos krepšininkai. Aš jau minėjau, jog per pirmosius 2 kėlinius į pakankamai griežtus gynybos gniaužtus buvo patekę Treviso Benetono krepšininkai. Apskritai šį sezoną Tausaramikos komanda garsėja neblogą gynybą. Na, štai kalbant apie tolimus metimus, tik vienas dalykas, jog tik 4 kartus leido varžovams atakuoti iš toli Tausaramikos krepšininkai ir iš tų 4 metimų vos vienas pasiekė tikslą. Tuo tarpu Tausaramikos krepšininkai iš toli metė 6 kartus ir net 5 metimai buvo taiklus. Na, turbūt irgi reikėtų atkreipdėmėsi, jog laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių. Per pirmąją rungtynių pusę Tausaramikos krepšininkai atkovojo 17 kamuolių, varžovai 12 ir klaidos. Per pirmosius 2 kėlinius italai suklydo net 7 kartus, tuo tarpu Tausaramikos krepšininkai padarė vos 3 klaidas per 2 kėlinius. Gerai, štai šie skaičiai irgi prisidėjo prie to rezultato po pirmo kėlinio. Dar kartą priminsiu, po pirmo kėlinio 54-37 pirmavo Tausaramikos krepšininkai. Štai vėl atrodo istorija kartojasi. Buvo pavykę priartėti Treviso Benetono krepšininkams, sumažinti skirtumą, jeigu neklystu, iki 12 taškų, tačiau štai dabar tik skirtumas siekia jau vėl buvo padidėjęs iki 15 taškų, dabar 61-48, 13 taškų skiria komandas ir prasižengia dabar Petras Popovičius. O mes matome prieš tai to paties Petro Popovičiaus sėkmingai užbaigtą ataką. Petras Popovičius jūsų ekranuose. Antroji šio krepšininko pražanga, o prie baudų metimo linijos Kornelis Davidas labai sėkmingai pradėjo šias rungtynes. Pačioje rungtynių pradžioje jis pelnė iš eilės 8 taškus. Iš dabar jis sąskaito jau 12 pelnytų taškų ir Kornelis Davidas 2 baudos metimais vėl gali padidinti Tausaramikos klubo persvarą. Pirmasis baudos metimas taiklus. 13-asis Kornelio Davido taškas šios dienos rungtynėse. Apskritai per Eurolygos rungtynės vidutiniškai Kornelis Davidas pelno po 8 taškus. Taiklus ir antrasis Kornelio Davido metimas. Vėl atstato Tausaramikos krepšininkai 15 taškų skirtumą, 63-48. Strasbūre, kur žaidžia vietos klubas ir Bolonijos Klimamija, padidino savo persvarą Prancūzijos krepšininkai. Jie pirmauja įpusėjus 4. kėliniui 69-64, o čia Trevize praranda kamuolį Benetono krepšininkai ir su kamuoliu jau Tausaramikos komanda. Hansenas, netaiklus metimas, o prisiminkime rungtynių pradžią, 2 taiklus tolimi Hanseno metimai pradėjo Tausaramikos sėkmingai žaidimą šiose rungtynėse. Kova dėl kamuolio, ją laimi Mordentė. Popovičius 2 taškai ir dar pražanga. Bando prikelti ir žiūrovus iš savo komandos draugus. Petras Popovičius ir Markas Mordentė, be jokios abejonės, vienas geriausių krepšininkų italų gretose šios dienos rungtynėse. Ir pagal pelnytų taškų skaičių, ir pagal kovą. Tikrai puikiai rungtyniauja šiandien Markas Mordentė, 26 metų Treviso klubo gynėjas. Na, prie baudų metimo linijos Petras Popovičius. Mordentė jūsų ekranuose. Popovičius sąskaitoje šios dienos rungtynėse jau 15 pelnytų taškų. Ir 16-asis Popovičiaus taškas, mažintis skirtumą iki 12 taškų. 4 minutės ir 33 sekundės ir prasižengia dabar. Vėlgi, niekas kitas, o Markas Mordentė priverčia varžovus prasižengti, bandant pereiti į Italijos krepšininkų aikštės pusę. Ir atsigavo tiek Palaverdi arena, tiek ir italų klubas. Romantas Brazauskas ryžtingų gestų rodo, jog kamuolys atitenka Benetono krepšininkams ir ko gero net nereikia spėlioti, kas paprašė minutės pertraukėlės. Be jokios abejonės tai buvo priverstas padaryti Velimiras Perasovičius, naujasis Tausaramikos klubo treneris. Mes savo ekranuose matome Marką Mordentę, kaip jau minėjau, be jokios abejonės savo komandos lyderį, bent jau vieną iš lyderių šios dienos rungtynėse. Dar puikus perdavimas, Drew Nikolo perdavimas Mordentei. O štai epizodas, kai jis atkovojo kamuolį, atidavė jį
savo komandos draugams ir šie turėjo galimybę pratęsti ataką, kurią sėkmingai užbaigė Petras Popovičius. Markas Mordentė. 13 taškų jo sąskaitoje, tačiau netgi ne taškai šiuo atveju svarbu, o šio krepšininko ryžtas ir kovingumas šios dienos rungtynėse. Abi komandos yra pakankamai tituluotos, tiek Benettonas, tiek ir Tausaramikos klubas. Na, galbūt šiek tiek tituluotesnis yra Benettono klubas, kuris yra laimėjęs Europos taurę 95 metais. Popovičius dar labiau mažina skirtumą. 10 taškų, vos 10 taškų skyrė komandas, dar viena pražanga puolime ir atrodo, jog šiose rungtynėse atgyja intriga. Be jokios abejonės, gerai įdomiau dirbti ir man, ir įdomiau stebėti šias rungtynės jums. 63-53. Serhanas Erdoganas šį kartą nesugebėjo laiku sustoti, atsitrenkė į varžovą ir užsidirba pražangą puolime. Taigi, 95-ais Europos taurę laimėjo Benettonas, 99-ais iškovojo Saportos taurę, 4 kartus laimėjo Italijos čempionatą, paskutinį kartą 2003 metais. Net 7 kartus Benettonas yra iškovojęs Italijos taurę, paskutinį kartą šiais metais. Dar 2 taiklus metimai. Graikas Nikolaus Zizis mažina skirtumą iki 8 taškų. Tuo tarpu Tausaramika turi iškovojusi 1 Europos taurę 96 metais. Italijos čempionatą laimėjo 2002 metais ir 4 kartus Tausaramikos krepšininkai šventė pergalės Italijos taurės varžybose. Štai tiek titulų yra surinkę Tausaramikos krepšininkai. Ir priminsiu, jog Tausaramikos krepšininkai yra praėjusio sezono Eurolygos finalininkai. Tada jie tik finale ir po tokios kovos nusileido Tel Avivo Makabio klubui. Iš labai toli dabar atakuoja Italijos krepšininkai. Atrodo, tai buvo Markas Mordentė. Na, galbūt žiūrovo aplodismentai mūsų pagiros šiek tiek ir neigiamai paveikė Marką Mordentę, dabar ko gero be reikalo buvo atakuoti iš taip toli, šiek tiek neparuoštas metimas. Galbūt krepšininkas tikėjusi, jog jeigu jau taip viskas neblogai sekasi šiose rungtynėse, turėjo pasisekti ir šis metimas. Ir štai Luisui Skolai tikrai ne viskas sekasi šios dienos rungtynėse. Luisas Skola iki šiol yra pelnęs savo komandai 10 taškų, jo vidurkis, priminsiu, 17 taškų. Na, vėl tarsi sustojo Benettono krepšininkai, atrodo, buvo suradęs savo žaidimą, rungtyniavo visai neblogai ir dabar visiškai nesuprantami jų sprendimai. Štai taip, svaidyti kamuolį po neparuoštų atakų, po neparuoštų metimų iš toli. 2 iš eilės tolimi netaiklūs metimai. Laimė, jog praėjusioje atakoje, štai ir šioje atakoje, nesugeba taikliais metimais atsakyti Tausaramikos krepšininkai. Bet rezultatas nesikeičia, 63-55, išlieka 8 taškų persvara. Pavyko sumažinti skirtumą Italijos krepšininkams, 2 minutės ir 10 sekundžių lieka iki, štai dar 3 iš eilės. Tolimas netaiklus metimas, iškėlęs rankas buvo dabar Petras Popovičius, laukdamas kamuolio. Zizis su kamuoliu. Zizis, Popovičius, Soranija, Mordentė ir Goris. Toks yra italų penketas aikštėje prieš Davidą Erdoganą, Prigioni, Jacobsoną ir Skolą. Markas Popovičius. Jeigu Mordentę galima pagirti už kovingumą, tai be jokios abejonės Marką Popovičių turbūt reikia pagirti už tai, kad jis gamina taškus savo klubui. Jau 18 taškų Marko Popovičiaus sąskaitoje, jis rezultatyviausias ne tik savo komandai, tačiau apskritai šiose rungtynėse. Štai dabar dar ir atkovoja kamuolį po savo krepšių panateiklaus Tausaramikos krepšininkų metimo. Zizis, Goris. Na, jeigu būtų dar metimas taiklus, be jokios abejonės dabar ovacijos nugriaudėtų Palaverde arenoje, tačiau po Kornelio Davido pražangos, tai antroji ar vis dėlto trečioji Kornelio Davido pražanga, dar 1 minutės pertraukėlė. Dabar jau sunku nuspėti, kuris iš trenerių paprašė minutės pertraukėlės, tai galėjo būti ir Davidas Blatas. Nes, kaip jau minėjau, šiek tiek laisvamaniškai pastaruoju metu žaidė Benettono krepšininkai. Būtent tuo metu, kai atrodo
viskas neblogai klostosi. Jie pradėjo svaidyti iš toli, o ir šiaip jau šiose rungtynėse tolimi metimai nepasiekdavo tikslo, kai atakuodavo Bentono krepšininkai. Ir štai dabar rezultatas iš vis turbūt prasčiau ir būt negali. Vos vienas metimas iš 10 pasiekė tikslą, metant iš toli Bentono krepšininkams. Jeigu kalbėsime apie varžovus, tai šie per daug nesvaido, tačiau atakuoja kur kas taikliau. Iš 9 metimų 5 pasiekė tikslą. Ir Petras Popovičius, be jokios abejonės, savo komandos lyderis irgi šiose rungtynėse, kartu su Marku Mordente. Jie iš pradžių faktiškai dviese grūmėsi prieš Tau Ceramiką, dabar jau bando prisijungti ir kiti komandos draugai. Na, dabar prie baudų metimo linijos turėtų stotis Markusas Goris. Jo sąskaitoje šiandien 8 taškai. Prie baudų metimo linijos jis buvo numetę nuo baudų metimo linijos 4 kartus, visi metimai pasiekė tikslą. Ir toliau taikliai atakuoja nuo baudų metimo linijos Markusas Goris. Kovojant dėl atšokusio kamulio, jau dabar persvara priklauso Treviso Bentono klubui. Priminsiu, po 2 kėlinių kovą dėl atšokusių kamuolių italai pralaimėjo 12-17, dabar jie jau pirmauja 23-21. Visą tai reiškia, jog tikrai pavyko suaktyvinti žaidimą tiek po savo krepšių, tiek ir po varžovų krepšių. Italijos krepšininkams štai po ilgokos pauzės pavyksta pelnyti taškus Ispanijos krepšininkams ir tai daro Trevisas Hansenas. 10 taškų jo sąskaitoje. Pirmosius 8 jis pelnė pačioje rungtynių pradžioje. Taiklus metimas ir dar prasižengė varžovai. Markusas Goris. Įkvėpta savo komandos draugų Popovičius ir Mordentas. Mordentė, tarp kitko, dabar sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Atsigavo ir Markusas Goris. 2 taškai ir dar vienas baudos metimas, o tai reiškia, jog gali sumažinti skirtumą Italijos krepšininkai, baigiantis trečiajam kėliniui iki 4 taškų. Taiklus dar vienas Markuso Gorio baudos metimas. Neprametė nė karto. Atakuodamas nuo baudos metimo linijos Markusas Goris šios dienos rungtynėse Pridžionį su kamaliu. Jį persekiojo Markas Mordentė, jau sugrįžęs į aikštę. Pridžionis. Ir vis dėlto surado dabar spragą varžovų gynyboje Tau Ceramikos krepšininkai. Kornelis Davidas pelno 2 taškus ir didina skirtumą 68-61. Paskutiniosios trečio kėlinio sekundės ir greičiausiai paskutinioji Treviso krepšininko ataka. Drew Nicholas su kamoliu. Ragina žiūrovai, jog laikas jau pradėti tą paskutinį ataką. Atrodo, pats bandys užbaigti šią ataką. Taiklus tolimas metimas, mažinantis skirtumą iki 4 taškų. 64-68 po taiklaus tolimo Drew Nicholo metimo. Taigi, prieš mus dar 4 kėlinys ir visko dar gali būti. Rungtynės tikrai, ko gero, klostysis pakankamai įdomi iki pat finalinės sirenos. Trumpos pertraukėlės, kuri buvo skirta krepšininkams pailsėti po 3 kėlinio. Mes vėl grįžtame į Treviso Palaverde areną, kurioje mūsų laukia 4 kėlinys. Ir ko gero, turbūt reiktų prisipažinti ir pačiam savo, jog po 2 kėlinių, kai Tau Ceramikos krepšininkai buvo įgiję net 17 taškų persvarą, galima buvo tik pasvajoti, kad šiose rungtynėse atsiras intriga. Tačiau įvyko būtent taip. Trečiajame kėlinyje puikiai sužaidė Treviso Bentono krepšininkai ir privertė varžovus sustoti, ko nepavyko italams padaryti per pirmuosius 2 kėlinius. Skirtumas sumažėjo iki 4 taškų, o prieš akis dar beveik visas 4 kėlinys. Ir 4 kėlinį italai pradėjo tokios sudėties: Popovičius, Soranė, Nicholas, Mordentė ir Goris. Nesėkminga pirmoji Italijos krepšininko ataka. Davidas, Hansenas, Pridžionis, Jacobsonas, Splitteris. Ir štai sėkmingiau 4 kėlinį pradeda ispanai, o taškus pelno amerikietis Trevisas Hansenas. Ir 6 taškų persvaras, 70-64.
pavyksta taikliais dviem taiklių metimų užbaigti šios atakos Markusui Goriui, tačiau eilinį kartą šis krepšininkas tos prie baudos metimo linijos, tačiau taip gero menka paguodė tos Rankos krepšininkams, bent jau iki šiol Markusas Goris nuo baudų metimo linijos atakavo faktiškai be klaidų, 6 metimai iš 7 pasiekė tikslą. Ketvirtą kartą prasižengė Trevisas Hansenas. Taiklus dar vienas Markuso Gorio metimas. Antrasis taip pat taiklus. 5 taškai skiria komandas, 65-70 pralaimėjo šeimininkai. Ir labai dramatiškai vyksta rungtynės Prancūzijoje tarp Strasbūro ir Bolonijos Klimamijoje. Ten likus žaisti pačioje rungtynių ketvirto kėlinio pabaigoje buvo lygų, po to 1 taškų į priekį išsiveržė Strasbūro krepšininkai. Dabar jau prieš paskutinioji ketvirto kėlinio minutė 78-75, 3 taškais pirmauja Bolonijos Klimamijo krepšininkai. Tiagas Spliteris, pelnydamas 2 taškus, vėl atstato 7 taškų persvarą, 73-66. Spliterio sąskaitoje šios dienos rungtynėse jau 11 taškų. Italijos krepšininkai su kamuoliu. Aš minėjau, jog Tausaramika praėjusiame sezone, Eurolygos sezone, nužygiavo iki finalo, kur finale tik nusileido Makabio krepšininkams. Numuša kamuolį dabar Markusas Goris, numuša pagal taisyklės. Tuo tarpu Bentonui kelias praėjusią sezoną Eurolygoje užsibaigė ketvirtfinalį, tai yra per žingsnį nuo finalinio ketvirto varžybų, kurios vyko Maskvoje. Popovičius ryžosi iš karto atakuoti krepšį iš vidutinio nuotolio, tačiau tai nebuvo taip gerai, kaip jiems sakėsi atakuoti iš arčiau. Jis gauna kamuolį po krepšiu. Mordentė dabar grūmėsi su Prigioniu, šie krepšininkai jau šiose rungtynėse gali surasti sąskaitų, kas kam skolingas. Taigi galime atsiminti epizodą, kai trečiajame kėlinyje būtent vos nekilo konfliktas tarp Prigionio ir Mordentės, kai Mordentė sugebėjo išprovokuoti varžovo pražangą, Prigioniui bandant pereiti varžovo iš šias pusę. Tada treneris Velimiras Parasvičius skubiai pasodino Prigionį ant atsarginių žaidėjų suolelio. Pavyko Tausaramikai išvengti ir rimtesnių nuobaudų. Kovoja kamuolį Italijos krepšininkai, netaiklus metimas. 73-66, 6 minutės ir 50 sekundžių lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Kamuolys skrieja už aikštės ribų, tačiau ataką galės tęsti Tausaramikos krepšininkai. Serhanas Erdoganas jūsų ekranuose. Serhanas Erdoganas su komandos draugais eina pasitarti, o minutės pertraukėlės paprašė Italijos klubo treneris Davidas Blatas. Nepatinka jam tai, kaip jo komanda pradėjo ketvirtą iš rungtynių kėlinį. Ir žiūrint, kaip šiose rungtynėse rungtyniauja Italijos krepšininkai, turbūt tinka vienas apibūdinimas labai banguotai. Krisdami į duobę ir bandydami iš jos įsikapstyti, tarsi patys savo, sukurdami problemas ir vėl bandydami tas problemas išspręsti. Buvo jau pavykę sumažinti skirtumą iki 4 taškų Treviso Bentono klubui. Būtent tiek taškų komanda skyrė pasibaigus trečiajam kėliniui, dabar jau skirtumas vėl padidėjo. O mažėjant laikui, be jokios abejonės, ir 7 taškų skirtumas jau gali būti per didelis. Turint omenyje, kad pamažu atrodo atsigauna ir Tausaramikos klubas. Kornelis Davidas jūsų ekranuose, krepšininkas kartu su Erdoganu pelnęs 16 taškų ir tuo pačiu tiek Davidas, tiek Erdoganas yra rezultatyviausi savo komandoje. 11 taškų yra pelnęs Spliteris, 14 Hansenas. Davidas, Erdoganas, Prigionis, Jacobsonas, Spliteris, toks yra Tausaramikos penketas prieš Popovičių, Soraniją, Andrių Nikolasą, Mordentį ir Gorį. Iš toli dabar nesiryžo atakuoti ir baigėsi atakas skirtas laikas. Uždelsė šį kartą atakoje Tausaramikos krepšininkai. Serhanas Erdoganas dar bandė klaidinančiu judesiu atsipalaiduoti nuo šalia buvusio
savo priešininko ir štai tos lemtingos, galbūt netgi 10 sekundės neleido laiku išmesti kamuolio ir kamuolys atitenka Tauseramikos, atsiprašau, Treviso Bentono krepšininkams. Pražanga fiksuojama, atrodo, kažkuriam iš Tauseramikos krepšininkų. Erdoganas prasižengė. Tai antroji. Ir neklysiu šio krepšininko pražanga. Bentono krepšininkai bando grąžinti kamuolį į aikštę. Nikolau Azizis su kamuoliu. Nikolas. Mordentė. Atmeta kamuolį šiek tiek atgal ir 2 taškai. Skirtumas vėl mažėja. Atrodo, jaunasis Andrė Barnjanis pelno taškus, pakeitęs ir leidė šiek tiek atsikvėpti rezultatyviausiam Bentono komandos žaidėjui Petrui Popovičiui. Pridžionis, Luisas Skola. Pavyko pristabdyti Luisą Skolą šiuose rungtynėse Italijos krepšininkams, tačiau štai šiame epizode Luisas Skola savo taškus pelno ir nenumaldamai artėja prie savo vidurkio Eurolygoje. Luisas Skolos sąskaitoje 12 taškų, jo vidurkis yra 17 taškų. Ir baigėsi rungtynės Strasbūre. Vis dėlto pergalę sugebėjo išplėšti svečiai Bolonijos Klimamijo krepšininkai 78-55. Tad šioje grupėje dabar situacija yra tokia. Tauseramika ir Žalgiris su Benetonu ir toliau, sakykime, po 4 žaistų rungtynių turi iškovoję po 3 pergalės, dar 2 taiklūs taškai. Ir vėl jaunasis Andrė Barnjanis. Savotiškas slaptas ginklas. 4-ame kėlinyje prabyla Andrė Barnjanis. Pelno jau 6 savo tašką. Ir mažina skirtumą iki 5. Taigi, Klimamijo krepšininkai iškovojo 3 pergalę. Strasbūro krepšininkai lieka su 1 pergalę. Na, aš minėjau, jog vienerius rungtynės žaidžiamos rytoj šioje grupėje. Žalgiris su Bambergu žais Vokietijoje. Nepaminėjau, jog taip pat rytoj žais AEK su Olimpija. Čia labai svarbių momentų praranda kamuolį Treviso krepšininkai, tačiau klysta atakoje ir varžovai 3-1, netgi 4-1. Ir atrodo nesportinė pražanga dabar baudžiami Pridžionis. Na, savotiškai galbūt atsilygina dabar šiam krepšininkui, tarsi ir išpirkdami savo kaltę arbitrai. Dar kartą prisiminkime tą epizodą. Štai vėl prieš tą patį Marką Mordentę. Ir ko gero, vargu ar paduos šie krepšininkai, aš turiu minėti Pridžionį ir Mordentę, vienas kitam ranką po šių rungtynių, nors visko gali būti. Atlėgus sportiniam įkraščių galbūt atsitiks ir taip. Tačiau atrodo, jog bent jau šiuo metu aikštėje Markas Mordentė, argentiniečiai, Pridžionį yra vienas iš, švelniai pasakęs, nemėgstamiausių krepšininkų. Taigi, labai svarbių momentų vėlgi nesusivaldo Pablas Pridžionis, leidžia Mordentė pelnyti 2 taškus ir kamuolys dar atitenka Benetono krepšininkams 72, 78, 4 minutės ir 38 sekundės lieka iki 4 kėlinio pabaigos. Ir be jokios abejonės, kalbant apie Treviso komandą, niekas dar neprarasta, taip galima pasakyti. Nikolas su kamuoliu atiduoda į Zizui. Ir išdrąsėjęs, visiškai išdrąsėjęs, Andrė Barnjanis atakuoja iš toliną. Turbūt Benetono komandos ir galims belieka tikėtis, jog vėl neužsikrės ta bereikalinga tolimų metimų banga. Treviso krepšininkai iš 13 tolimų metimų vos 2 pasiekė tikslą. Varžovai metė 14 kartų, pataikė 8 kartus. 3 kartą prasižengė Petras Popovičius. Petras Popovičius, krepšininkas, kuris labai reikalingas šios dienos rungtynėse Treviso Benetono klubai. Keisis Jacobsonas buvo su kamuoliu. Hansenas. Hanseno tolimas metimas, kamuolys atrodo jau buvo beveik įskriejęs į krepšį, tačiau pasipurtęs iššoko atgal. Ir tai išgelbėjo Treviso komandą. O dabar jau Drew Nikolo metimas labai netaiklus metimas, nes kamuolys ir pataikė į lanką, tačiau iš toli jau buvo matyti, kad metimas nepasieks tikslo. Skola. Netaiklus. Luiso Skolos metimas. Mordentė su kamuoliu.
3 minutės 43 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Zizi su kamuoliu atiduoda kamuolį Barnjaniui. Šį nugesina dabar Tiagas Splitteris. Ir tai ko gero dramatiškiausias šių rungtynių minutės. Ir lemiamas minutės Treviso Bentonui. Ar pavyks italams dar labiau sumažinti skirtumą po to, kai jie atsilikinėjo vienu metu net, ir neklysiu, 20 taškų skirtumų. Arčiausiai, kas buvo pavykę jiems padaryti, tai buvo epizodas, kai jie sugebėjo priartėti 4 taškais. Nu, kalbant apie Treviso klubo krepšininką Andrių Nikolą, štai dabar jis kaip tik su kamuoliu. Reikia pasakyti, jog praėjusiame sezone jis žaidė būtent Vitorijos Tauceramikos klube. Atvyko jis tiesa iš Jungtinių Amerikos valstijų į Italiją, žaidė antroje Italijos lygoje, to Livorno klube. Ir būtent iš Livorno klubo praėjusio sezono viduryje jis perėjo ir iki sezono pabaigos žaidė Vitorijos Tauceramikos klube, o grįžo į Bentoną jau prieš šį sezoną. Taigi, Andrių Nikolas, ko gero, puikiai yra pažįstamas ir pats puikiai pažįsta daugelį Tauceramikos krepšininkų. Pusę praėjusio sezono jis praleido būtent šiandieninių savo varžovų komandoje. Nu, savotiškas atradimas, galbūt tiek šiose rungtynėse ir ypač ketvirtajame kėlinyje. Šiek tiek staptelėjus kitiems komandos draugams, būtent jaunasis 20 metų Andrė Barnjanis bando grumtis ir toliau su Tauceramikos komanda. 74-78, vėl 4 taškų skirtumas. Kaip minėjau, po 3 kėlinių būtent tiek taškų skyrė komandas. Hansenas, atrodo dabar paprasčiausiai gudravo. Hansenas pamatė, jog gali gauti stogą nuo prieš jį atsidūrusio. Taip, o ar vis dėlto tai buvo perdavimas Skola, kaip ten bebūtų, sugebėjo išsaugoti kamuolį. Hansenas prieš Serhan Erdoganą prasižengė Italijos krepšininkai. 2 minutės ir 33 sekundės. Na, tai epizodas, kai Tiagas Splitteris nugesino Andrė Barnjanį. Tauceramikos krepšininkai su kamuoliu. Pridžionis. Splitteris. Hansenas. Pridžionis. Ir Luisas Skola prieš jį. Goris praranda kamuolį Tauceramikos krepšininką, po to jau stabdydami greitą varžovo ataką prasižengė. Štai Luisas Skola praranda kamuolį ir po to faktiškai griauna Andrių Nikolą. Kadangi jau daugiau nei 4 kartus yra prasižengę Tauceramikos krepšininkai, Skola prasižengė 4 kartą, tai matome, jog tai 6 komandinė pražanga. Andrių Nikolas stos prie baudų metimo linijos. To jis dar nedarė šios dienos rungtynėse. Andrių Nikolos sąskaitoje 11 taškų, kuriuos jis pelnė per iki šiol sužaistą laiką. Bet ir nenorom, tačiau kamuolys įkrinta į krepšį. Skirtumas mažėja iki 3 taškų. Taigi, faktiškai lieka vienas tolimas metimas, o jeigu ir antrasis metimas pasieks tikslą, pakaks ir metimų iš vidutinio nuotolio, kad apsigynė po štai šios Tauceramikos atakos. Bentono krepšininkai galėtų išlyginti rezultatą šios dienos rungtynėse. Jie pirmavo tik pačioje rungtynių pradžioje 3-0. Pirmasis tolimas taiklus metimas. Po to visą laiką pirmavo Tauceramikos krepšininkai. Vienu metu įgyja net 20 taškų skirtumą. Erdoganas su kamuoliu. 4 sekundės lieka atakai. Ir desperatiškas tolimas Pridžionio metimas. Kamuolį atkovoja Bentono krepšininkai. Andrių Nikolas. Markusas Goris nesiryžo atakuoti iš toli. Nikolao Zizi su kamuoliu. Atėjęs iš AEK klubo. Irgi prieš šį sezoną. Ir jaunasis Barnjanis. Vis dėlto fiksuoja pražangą šių rungtynių arbitrai. Barnjanis neseniai gavęs, kaip jau minėjau, stogą nuo Tiago Splitterio. Dar kartą pabandė verštis prieš šį krepšininką ir kamgi Tiago Splitteriui atrodo fiksuojama pražanga. 4 kartą prasižengia
Tiagas Pliteris. Ir minutės pertraukėlės prašo Tauseramikos klubo treneris Velimiras Perasovičius. Likus žaisti 1,5 minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos, skirtumas sumažėja iki 2 taškų. Ir štai jau šios atakos metu, jeigu pasieks tikslą abu Andrejo Barnjanio metimai, rezultatas gali tapti lygus. Dar kartą priminsiu, kai pasibaigė kitos šiandien vykusios rungtynės, buvo sužaistos dar 4 rungtynės. Taigi, pirmiausia, Lietuvos Rytas svečiuose 72-51 nugalėjo Stambulo FS Pilzeną, iškovojo 3. pergalę iš eilės, nutraukdamas Stambulo komandos pergalingą žygį Eurolygoje. Iki tų rungtynių FS Pilzenas buvo laimėjęs 4 iš eilės šio sezono rungtynės, o apskritai Eurolygoje nebuvo pralaimėjęs net 22 rungtynių iš eilės. Ir štai šią pergalingą seriją nutraukė šiandien Lietuvos Ryto krepšininkai. Kitose rungtynėse Maskvos centrinis Armijos sporto klubas namie 64-52 nugalėjo Madrido Realą. Graikų Olimpiakas po permainingos kovos 70-65 visgi palaužė Sopoto Prokom Trefl komandos pasipriešinimą ir neseniai pasibaigusiose rungtynėse Bolonijos Klimamijo krepšininkai taip pat tik po labai atkaklios kovos svečiuose 78-75 nugalėjo Prancūzijos čempionus Strasbūro krepšininkus. Ir labai svarbus epizodas Benettono komandai. Netaiklus Andrejo Barnjanio metimas. 8 taškus iki šiol buvo pelnęs šis krepšininkas ir kas svarbiausia, nuo baudų metimo linijos taip pat atakavo taikliai. Iš 4 buvo pataikęs 4 metimus, šį kartą 1 prametė. Ir skirtumas mažėja iki 3 taškų, iki 2 taškų, 70 iki 1. Klaidina vis dėlto, kaip ir minėjau, rezultatas galėjo tapti lygus, 78-77, netiems taškus užrašė Italijos televizijos režisieriai. Tolimas metimas, desperatiškas Erdogano metimas, kamuolį atkovoja Trevizo krepšininkai, dabar atrodo savotiškoje panikoje atsidūrė Tauseramikos komanda. 78-77, ispanai dar pirmauja, tačiau lieka minutė, o su kamuoliu Trevizo Benettono komanda. Drew Nicholas atiduoda kamuolį Markusui Gorijui. Perdavimas po krepšiu ir išleidžia kamuolį dabar Mordente. Neišlaiko kamuolio rankose ir štai šiuo labai svarbiu epizodu išleidžia kamuolį, tačiau dabar belieka laukti, kuo pasibaigs Tauseramikos komandos ataka. Hansenas atiduoda kamuolį Spliteriui. Skola žaidžia toli atsitraukęs nuo krepšio ir kam bus pražanga? Atrodo graikui, taip, Nikolaui Zizui skiriama pražanga. 40 sekundžių, šiek tiek daugiau nei 40 sekundžių lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Erdoganas su kamuoliu veržiasi po krepšiu, atmeta kamuolį Luisui Skolai, Skolas metimas 2 taškai, 80-77. Šį kartą nesudrebėjo Luiso Skolos ranka. Luisas Skola pelno savo komandai jau 14 tašką, tačiau svarbiausia, jog štai šie taškai dabar gynyboje leis šiek tiek ramiau žaisti Tauseramikos krepšininkams. Ir žiūrėsime, kokį variantą pasirinks dabar Benettono komanda. Minutės pertraukėlė, kurios paprašė italų klubo treneris Davidas Blatas. Ar bandys atakuoti iš toli. Be jokios abejonės pasilikdami, ko gero, dar šiek tiek laiko, kad galėtų atkovoti kamuolį ir pratęsti ataką. Ar vis dėlto bandys kuo greičiau pelnyti 2 taškus arba priversti varžovus prasižengti. Šie jau yra prasižengę daugiau nei 4 kartus. Ir po to jau patys stabdyti varžovus pražangomis ir tokiu būdu bandyti priartėti prie savo priešininkų. Būtent apie tai, ko gero, dabar kalbasi Davidas Blatas su Kęstučiu Kamzūra. Baigėsi minutės pertraukėlė ir Andrejo Barnjanis. Irgi neveltui rodomas šis krepšininkas. Galima jį pavadinti savotišku ketvirtojo kėlinio didvyriu. Davidas Blatas jau ir nuėjus savo krepšininkams dar bando kažką jiems patarti, taigi laikas jūsų ekranuose 34 sekundės su kamuoliu Zizis. Barnjanis atmeta kamuolį Markusui Gorijui, šio metimas netaiklus, tačiau kamuolį atkovoja Italijos krepšininkai. Ir Drew Nicholas pelno 2 taškus, mažindamas skirtumą iki minimumo 21 sekundė.
Iki ketvirto kėlinio pabaigos 80-79 tos Ceramikos krepšininkai meta kamuolį ir iš karto prasižengė Drew Nicholas. Taigi, būtent šį variantą pasirinko. Faktiškai atspėjame mes tai, ką rengėsi daryti Bentono komandai. Iš pradžių pasirinko galbūt lengviausią variantą. Sakykime taip, sąlygiškai lengviausią variantą. Vienu metimu, tai yra tolimo metimu išlyginti rezultatą. Nepavykus to padaryti. Viskas baigėsi sėkmingai Bentono komandai. Kamuolį atkovojo Drew Nicholas. Sugebėjo pelnyti 2 taškus ir po to iš karto prasižengė Bentono krepšininkai. Taigi 20 sekundžių, beveik 21 sekundė lieka ir 1 taško skirtumą pirmauja Ceramikos krepšininkai. 80-79. Kažkurį iš šių komandų patirs antrąjį pralaimėjimą. Taigi Kauno Žalgirio krepšininkai, jeigu rytoj jiems pavyktų iškovoti pergalę prieš vokiečių Bambergą, būtent su šios dienos nugalėtojais dalintųsi pirmąją vietą po 5-ojo Eurolygos turo. Ir Romaldas Brazauskas su savo kolegomis laukia, kol baigsis minutės pertraukėlė. Žalgiris turbūt irgi, galbūt žinote šią informaciją, vėl eilinį kartą išvyko žaisti Eurolygos rungtynių be savo lyderio Tanokos Berdo. Niekaip neatsigauna po traumas šis amerikietis, Kauno Žalgirio komandos lyderis. Ir niekaip, kaip jau minėjau, neatsigauna po traumas Ramūnas Šiškauskas, Trevizo klube rungtyniaujantis lietuvis. Gydytojų teigimu dar apie porą savaičių turės pailsėti po kamuojimo nugaros skausmų Ramūnas Šiškauskas. Drew Nicholas skubėjo prasižengti dar ir dėl to, jog paprasčiausiai nebuvo 4 kartus prasižengę Italijos krepšininkas. Štai teko 2 kartus iš eilės prasižengti Drew Nicholui. Serhanas Erdoganas. Matote, jog 2 kartus metė nuo baudų metimo linijos šios dienos rungtynėse. Vienas metimas buvo taiklus, kitas skriejo pro šalį. Ir dabar labai atsakingas momentas šiuose rungtynėse. O dabar jau pats Davidas Blatas, atrodo, ramina savo aršiausius sirgalius. Ko gero vėl taip skrieja pašaliniai daiktai į aikštę. Ir toliau skrieja buteliai. Netaiklus metimas, tačiau greičiausiai leis pakartoti. Štai dabar jau pyksta ant savo sirgalių ir Drew Nicholas. Kadangi metimas skriejo pro šalį, tačiau, kaip suprantu, arbitrai leis dar 2 kartus mesti Serhano Erdoganui, nes prieš tai jau Romaldas Brazauskas iškėlė ranką, tarsi bandydamas sustabdyti Serhano Erdoganą. Netaiklus vis dėlto ir šis Serhano Erdogano metimas. Tad geriausiu atveju Ceramikos krepšininkai gali įgyti 2 taškų persvarą. Taip ir įvyksta 2 taškai. 81-79 ir šiek tiek mažiau nei 21 sekundė iki ketvirto kėlinio pabaigos. Ceramikos krepšininkai su kamuoliu. Zyzis veržiasi po krepšiu ir tyčinė pražanga fiksuoja arbitrai. Baudžiamas Trevisas Hansenas. Na, nežinau, spręsti jums, gerbimieji televizijos žiūrovai. Galbūt šiame epizode tiesiai vietoje ir nebūčiau išvelgęs tokios drastiškos pražangos, nebūčiau žengęs tokio drastiško žingsnio, tačiau kaip visada arbitrai buvo arčiau, jie buvo vietoje, jie viską matė. Faktiškai matėme ir mes. Pražanga taip, buvo grubi, akivaizdžiai buvo stengiamasi sustabdyti Zyzio prasiveržimą, tačiau turint omenyje, kad paskutinės sekundės ir kiek gali kainuoti štai ši pražanga. Tačiau epizodas jau baigtas prie baudų metimo linijos. Nikolaos Zyzis pirmasis jo metimas pasiekė tikslą ir antruoju metimu. Nikolaos Zyzis pirmiausia gali išlyginti rezultatą. Kamuolys atiteks Bentono krepšininkams ir jie galės tęsti toliau ataką. Na, o Hansenui tai buvo 5-oji pražanga ir matome, jog vietoje į aikštę išeina Casey Jacobsonas, kitas amerikietis. Taiklus ir antrasis Nikolaos Zyzio metimas. Taigi 15,5 sekundės, faktiškai daugiau šiek tiek negu 15 sekundžių lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos su kamuoliu. Trevizo Bentono krepšininkai ir iš karto prasižengia Ispanijos krepšininkai. Dabar jie jau, nežinau, pasirinka štai tokį variantą. Serhanas Erdoganas, net nelaukdami, kol italai
paskutinėmis rungtynių sekundėmis bandys atakuoti varžovo krepšį, nutarė pasilikti laiko ir savo. Nikolaus Zyzis dar kartą prie baudų metimo linijos. 2 kartus metė, 2 kartus pataikė. Kaip jis tai padarė, mes tik ką matėme. Taiklus jo trečiasis metimas, iš viso Zyzio sąskaitoje jau 7 taškai. Tačiau ypač svarbus buvo paskutiniai 3. Ir jeigu bus taiklus, štai šis 4. Leisintis padinti skirtumą dabar iki 2 taškų. Antrą kartą šios rungtynės į priekį įsiveržė Bentono krepšininkai. Pirmojo metimu jie įsiveržė į priekį 3-0. Ir dabar štai baigiantis rungtynėms likus 10 sekundžių jie pirmauja 2 taškais. Dabar jau, ko gero, nesportinės pražangos Mordente reikalauja argentinietis Pablas Prigijonis. Nemyli šios dienos rungtynėse šie 2 krepšininkai vienas kito. Na ir prie baudų metimo linijos stojasi Pablas Prigijonis. To jis dar šios dienos rungtynėse nedarė. Pirmas jo mėginimas atakuoti nuo baudų metimo linijos šios dienos rungtynėse, nepaisant to ranka nesudreba, bent jau metant pirmą baudos metimą. Skirtumas sumažėja iki 1 taško, 83-82. Ir Velimiras Perasavičius. Debiutas Eurolygoje atrodė iš pradžių klostėsi puikiai. Po 2 kėlinių nesudreba ir Pablo Prigionio ranka labai svarbiu momentu. Išmeta galų gale kamuolį Trevizo krepšininkai, 7 sekundės lieka. Zyzis su kamuoliu. Ir pro šalį skrieja kamuolys, atrodo mūsų laukia dar 5, mažiausiai dar 5 minutės. Taigi 83-83 lygiosios ir netrukus mūsų laukia dar pratęsimas. Davidas Blatas ir Kęstutis Kemzūra greičiausiai dabar kreipiasi į šių rungtynių arbitrus. Davidas Blatas, galbūt bandydamas įtikinti juos jau pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui, jog prasižengė, kai bandė atakuoti paskutinėmis sekundėmis Nikolaus Zyzis krepšį. Tačiau tai galbūt jau būtų per didelė prabanga Trevizo Bentono krepšininkams. Prisiminkime epizodą, kai Trevisui Hansenui buvo skirta nesportinė pražanga pačioje 4 kėlinio pabaigoje. Štai epizodas. Na, tarsi štai iš šio plano galima kažkaip prasme ir sutikti, stebint iš čia vaizdą, jog lik ir buvo kepšelimas per ranką. Tačiau, ko gero, šį kartą arbitrai nutarė, jog geriau tegu komandos įsiaiškina savo santykius per 5 dar papildomas minutės. Taigi lygų 83-83 ir 5 pratęsimo minutės. Trevisas Hansenas, kurį matote savo ekranuose, jau nebegalės padėti savo komandai. Jis surinko šios dienos rungtynėse 14 taškų ir prasižengė 5 kartą, būtent tada, kai buvo užfiksuota nesportinė pražanga. Ir kalbant apie rezultatyviausius žaidėjus, Tauseramikos gretose 17 taškų yra pelnęs Serhanas Ardoganas, 16 Kornelis Davidas, po 14 taškų pelnė Luisas Kola, kurį matote savo ekranuose, ir Trevisas Hansenas, 11 taškų Tiago Spliterio sąskaitoje. Taškų Tauseramikos gretose nepelnė šiandien tik 3 krepšininkai. 2 iš jų net nebuvo pasirodę aikštėje, o žaidė trumpą laiką Predragas Drobnikas, tačiau jam taškų pelnyti nepavyko. Kalbant apie Trevizo klubą, ten rezultatyviausiai rungtyniauja Popovičius. Tačiau jis jau kurį laiką sėdint atsarginių žaidėjų suolelio, nors yra prasižengęs 3 kartus ir galėtų rungtyniauti. Ir štai dabar pradeda pratęsimą tokios sudėties Italijos krepšininkai. Zyzis buvo su kamuoliu. Taigi Zyzis, Barnjanis, Nikolas Mordente ir Goris. Būtent tas 5, kuris faktiškai ir ištraukė šias rungtynes, atsilikinėjant Bentono krepšininkams. Būtent šie žaidėjai sugebėjo sumažinti skirtumą, o galų galiai ir išlyginti rezultatą šios dienos rungtynėse. Tauseramika pratęsimą pradėjo tokios sudėties Ardoganas, Kola, Jacobsonas, Prigionis ir Davidas. Skola su kamuoliu prieš Markusą Gorį, nepaisant aktyvios amerikiečio gynybos, argentiniečiai pavyksta pelnyti taškus.
83, atrodo, sutriko švieslentė. Ir atsako dėjimų iš viršaus Markusas Goris. 85-85. Arba teks patiems skaičiuoti taškus, nes atrodo, Italijos televizijos režisieriais pasitikėti bent jau šiame epizode negalima, nors štai pasitaiso, tačiau mes laiką matome jau tik kitame ekrano kamputyje. Buvo, atrodo, nepasiruošę pratęsimui šios transliacijos rengėjai. Skubos tvarka, štai dabar mes matome, 3 minutės ir 41 sekundė lieka, praranda kamuolį Taus Aramikos krepšininkai. Ir į varžovų aikštės pusę perina Zizis. Zizis su kamuoliu atiduoda į Mordentei. Mordentė Drew Nicholas. Perdavimas po krepšiu. Barnjanio metimas netaiklus. Ir kamuolys atitenka Taus Aramikos komandai. Barnjanis grįžta prie savo krepšio. 9 taškai šio krepšininko sąskaitoje. Beveik visus tuos 9 taškus Barnjanis surinko ketvirtajame kėlinyje. Jacobsonas atiduoda kamuolį Davidui. Erdoganas. Metimas iš vidutinio nuotolio. Išsisuka kamuolys iš lanko. Ir po to jau kamuolys atitenka Bensono krepšininkams. Markas Mordentė jūsų ekranuose. Zizis su kamuoliu. Lygiai 3 minutės iki pratęsimo pabaigos. Rezultatas lygus 85-85. Perdavimas po krepšiu. Atsitrenkia dabar į varžovą Markusas Goris. Arbitrai rodo, jog galima žaisti toliau. Ir su kamuoliu jau varžovų aikštės pusėje Jacobsonas. Perdavimas Luisui Skolai. Meta iš po krepšio. Pelno, atrodo, 2 taškus Luisas Skola. Taip, 87-85. Ir dar stos prie baudų metimo linijos. Ir turi galimybę padidinti savo komandos persvarą iki 3 taškų. Arba Markusui Goriu, arba jaunajam Barnjaniui bus skirta pražanga. Andrė Barnjanis prasižengė. Ir tai 5-oji šio krepšininko pražanga. Jam šios rungtynės jau pasibaigė. Luisas Skola, netaiklus metimas, tačiau vos net kovojo kamuolio Taus Aramikos krepšininkai. Zizis su kamuolio varžovų aikštės pusėje. Markusas Goris, Drew Nicholas. Grįžta į aikštę Petras Popovičius, netaiklus Markuso Gorio metimas. Taus Aramikos krepšininkai pirmauja 2 taškų skirtumų ir 2 minutės ir 20 sekundžių lieka iki pratęsimo pabaigos. Pridžionis. Spliteris. Atsiprašau, Jacobsonas. Markusui Mordentei skiriama pražanga. 4-oji šio krepšininko pražanga. Prie baudų metimo linijos Casey Jacobsonas. Žaidęs NBA, Phoenix Suns klube, po to New Orleans Hornets klube ir atvyko į Ispaniją būtent iš Naujo Orleano klubo. Netapo Arvydo Macijausko bendraklubiu, o atvyko į Vitoriją. Jacobson yra 27 metais, yra 1999 metų pasaulio jaunimo čempionas Jungtinių Amerikos valstijų komandos sudėtyje. Štai šis krepšininkas jūsų ekranuose, kaip minėjau, 27 metų, 1,98 cm ūgio puolėjas. Tikslą pasiekė tik vienas iš 2 jo metimo, 88-85. Mordentė, taiklus tolimas metimas ir Markas Mordentė dar kartą gelbsti savo komandą šios dienos rungtynėse. Rezultatas lygus 88-88. Mordentė sąskaitoje jau 21 pelnytas taškas. Jis tampa rezultatyviausių šių rungtynių žaidėjų. Luisas Skola, prieš jį Popovičius. Erdoganas atsitrenkia dabar į... Ne, vis dėlto. Arbitrai fiksuoja, jog prasižengė Drew Nicholas. Buvo, galima sutikti, jog buvo vis dėlto judesys. Drew Nicholas prasižengė. Iš viso Drew Nicholas
ir prasižengė ketvirtąjį kartą. Dvi pražangas jis surinko, vis dėlto penktoji, ne ketvirtoji dar pražanga. Dvi pražangas jis surinko, atsimenate, turbūt ketvirto kėlinio pabaigoje, kai jam 2 kartus teko skubiai prasižengti, nes italai dar nebuvo surinkę 4 komandinių pražangų. Serhanas Erdoganas prie baudų metimo linijos, vos neišleidęs pergalės ketvirto kėlinio pabaigoje, kai tikslo nepasiekė vienas iš 2 jo baudos metimų. Dabar 90-88. 2 taškų skirtumų pirmauja Tauseramika. Pusantros minutės iki pratęsimo pabaigos. Zizis su kamuoliu. Nikolas. Perdavimas Popovičiui. Petras Popovičius prieš Luisą Skolą. Atsilošęs dabar meta serbas, nepataiko, tačiau čia pat Markusas Goris kyšteli savo ranką ir išlygina rezultatą 90-90. 1 minutė ir 10 sekundžių iki pratęsimo pabaigos. Erdoganas su kamuoliu. Atiduoda į Kornelijų Davidui ir šis atakuoja taikliai. 92-90. Kornelis Davidas irgi puikiai žaidžiantis šios dienos rungtynėse. 18 taškų jau Kornelio Davido sąskaitoje. Zizis. Ilgalaikio kamuolio atiduoda į Driu Nikolui. Driu Nikolo metimas netaiklus. Kova dėl kamuolio ir kamuolys atitenka Tauseramikos krepšininkams. Tenka dabar iš žiūrovo tribūnų jau keltis Driu Nikolui. 17 kartų šios dienos rungtynėse metė iš toli Benettono krepšininkai, tikslą pasiekė 3 metimai. Tauseramika iš toli metė 18 kartų, tikslą pasiekė 8 metimai. Metimų iš toli procentą smarkiai pablogino ispanai būtent per 3 ir 4 kėlinius. Po 2 kėlinių rezultatas buvo puikus. Iš 6 metimų 5 metimai buvo pasiekę tikslą, o dabar štai atrodo rungtynių komisarų arba vienam iš čia arenoje dirbančių personalo darbuotojų tenka raminti niekaip nerimstančius šiandien Trevizo klubo gerbėjus. Jokios abejonės, ko gero jau gaus baudą ir nemenką baudą Benettono klubas už savo žiūrovo elgesį šios dienos rungtynėse, tačiau dabar ko gero visų mintis yra kitur, būtent aikštėje, kur vyksta atkakli kova. Ir štai dabar taškus Keisi Jacobsonas pelno, labai svarbius taškus ir Tauseramika įgyja solidžią 4 taškų persvarą. Solidžiai, nes lieka vos 20 sekundžių iki pratęsimo pabaigos. Dabar blokuojamas, iš pradžių blokuojamas Markuso Gorio metimas, tačiau antruoju bandymu Markusas Goris ne tik pelno 2 taškus, tačiau ir priversdamas prasižengti Kornelį Davidą. Turės galimybę sumažinti skirtumą iki minimumo. Kornelis Davidas prasižengė 4 kartą, o Markusas Goris prie baudų metimo linijos. 9 metimai, 8 iš jų buvo taiklus. Toks yra Markuso Gorio rezultatas šios dienos rungtynėse. Ir 20 taškų jau pelnė iš viso Markusas Goris. Štai 21 pelnyti nepavyksta ir be jokios abejonės tai buvo paprasčiausiai taktinis sprendimas. Specialiai buvo nepataikyta, norint, kad komandos draugai atkovotų kamuolį ir sugebėtų pelnyti 2 taškus ir tuo pačiu išlyginti rezultatą. Na, tačiau dabar Serhanas Erdoganas su kamuoliu kerta jam per rankas, stipriai kerta per rankas Mordente. 5. šio krepšininko pražanga. Mordente palieka aikštę surinkęs savo komandai 18 taškų. Rezultatyvumų jie aplenkė tik 2 krepšininkai, Popovičius ir Goris. Vienu metu buvo pasirodys informacija, kad Mordente sąskaitoje 21 taškas. Šiek tiek pridėjo galbūt iš meilės šiam krepšininkui ir už šio krepšininko ryžtingumą. Vėlgi Italijos televizijos transliacijos režisieriai. Tačiau Markusas Mordente jau negalės padėti savo komandai šiuose rungtynėse. Beveik 10 sekundžių, 9 ir 84 sekundės lieka iki šių rungtynių pabaigos. 94-92. Baigiantis pirmajam pratęsimui, pirmauja Tauseramikos krepšininkai, kurie pirmavo visas šias rungtynės nuo pirmųjų minučių. Tačiau nesugebėjo išlaikyti solidžios persvaros, kuris siekia vienu metu net 20 taškų. Ir dabar štai tokioje dramatiškoje kovoje Tauseramikos komanda vėlgi per žingsnelį yra arčiau pergalės nei varžovai ir šeimininkai, Trevizo krepšininkai. Romaldas Brazauskas
Siūlo kamuolį pirmiausia mums, o po to jau pasiūlys į Tausaramikos komandai. Serhanas Erdoganas. Vėlgi, nuo jo taiklumo labai daug kas priklauso. 19 taškų, baudų metimai 5-4. Jeigu bus taiklus abu baudos metimai, tai reikš, jog faktiškai beviltiškoje situacijoje atsidurs Trevizo krepšininkai. Pirmasis metimas taiklus, 95-92. Antrasis metimas taip pat taiklus, taigi 96-92, lieka mažiau nei 10 sekundžių. Ir ties bedugnės kraštų dabar atsidūrė Bentono krepšininkai. Atrodo, jie ir patys nelabai tiki, jog pavyks kažką padaryti šios dienos rungtynėse. Luisas Scola ir netrukus nuaidės finalinis šių rungtynių švilpukas. Dar likus pusantros sekundės iki šių rungtynių, dabar jau nebijoju pabaigos. Tačiau jau prieš tai, faktiškai įmetus abu baudos metimus Serhanui Erdoganui, buvo susitaikę su pralaimėjimu, o kamuolys vėl labiau dar atitenka Tausaramikos krepšininkams. Taigi 96-92 po dramatiškos permainingos kovos. Trevizo Bentono komanda vis dėlto patiria antrąjį pralaimėjimą Eurolygoje. Na, o tuo tarpu trumpam, galbūt iki rytdienos, A grupės lyderiais tampa Vitorijos Tausaramikos krepšininkai. Šiandien jie iškovoja 4-ąją pergalę, įveikdami po pratęsimo Trevizo Bentono komanda 96-92. Ir jeigu rytoj pergalę Vokietijoje iškovos Žalgiris, tai šioje grupėje bus du lyderiai, Žalgiris ir Tausaramika. Jeigu žalgiriečiai pralaimės, tuomet Tausaramikos krepšininkai taps vienvaldžiais A grupės lyderiais. Dar kartą priminsiu, jog Lietuvos Rytas šiandien 72-51 nugalėjo Stambulo Efes Pilzeną. Visus kitus rezultatus irgi minėjau, tad man su jumis belieka atsisveikinti iki kito karto. Sėkmės ir ramios nakties.